Taigi, labas vakaras visiems, sveiki sugrįžę į Parabellum. Kaip matote, su manimi yra L. Lanzara. O šį vakarą papasakosime jums apie kai ką ypatingo, apie ką galbūt ne visi žino. Apie amerikiečių misiją 1986 metais. Taigi, kalbame apie Thatcher ir Kraksio laikus, nes tuo metu buvo ir Kraksis, ne tuo metu. Neatsitiktinai apie tai kalbame, juk mums netaip dažnai tenka kalbėti apie 80-ųjų metų operacijas. Žodžiu, galėtume padaryti ir vaizdo įrašą apie Falklando salas ar panašius dalykus. Bet yra pagrindinė priežastis, kodėl norime kalbėti apie operaciją Dorado Canyon. Nes Dorado Canyon operacija buvo vykdoma laikotarpiu, kuris labai panašus į dabartinį. Ką turiu omenyje? Buvo atsisakyta leisti naudotis Ispanijos, Prancūzijos ir Italijos bazėmis šiai misijai, kuri buvo nukreipta prieš Kadafį. Be to atrodo, kad italai netgi perspėjo Kadafį likus 30 minučių iki bombardavimo pradžios. Ir norėdami atlikti šią operaciją, italai iš tikrųjų turėjo atlikti tikrą stebuklą. Tikrą stebuklą. Kodėl mes apie tai kalbame šį vakarą? Kadangi vyksta didžiulės diskusijos, todėl šiek tiek pakalbėsime apie istoriją ir dabartį. Vyksta didžiulės diskusijos apie amerikiečius. Ir kas turi pranašumą šioje diskusijoje apie bazes, grasinimus ir panašiai. Tai ką aš visada sakiau kiekvieną kartą, kai šią savaitę man skambino į radiją. Šiomis savaitėmis ši misija parodo, kad jei amerikiečiai negali naudotis bazėmis, viskas labai stipriai komplikuojasi. Tikrai labai. Ir pagalvokite, kad tuo metu Kadafis tikrai nebuvo pati geriausia priešlėktuvinės gynybos jėga ir vis tiek prireikė nemažų logistinių pastangų. Proporcingai panaudotų amerikiečių degalų papildymo ore lėktuvų skaičius buvo milžiniška, palyginti su tuo, kiek jų iš viso buvo prieinama F-111 Aardvark palaikymui, kurie dalyvavo šioje misijoje. Kurie gavo šį pavadinimą nuo gyvūno, kurios snukis yra tokios pačios formos. Atspėkite kokio. Iš esmės, istoriškai, kuris turi tą pačią, praktiškai buvo vadinamas Caterpillar, naudota tam, kad būtų galima susidaryti įspūdį, kiek amerikiečiai buvo aprūpinti 16 kartų. Kiek amerikiečiai kartų. Tai yra 16 skrydis stop. Ar suprantame šio dalyko mastą? Prašau, Leonardai. Tiksliai. Labas vakaras visiems, sveiki visi. Ačiū Mirko už pakvietimą. Šiais metais sukanka 40 metų nuo operacijos Eldorado Canyon, kurios 40 metais buvo praėjusį balandį. Dabar yra 2026 metų gegužės pabaiga tiems, kurie klausysis mūsų ateityje. Žinote, mes šiek tiek užtrukome, taip pat dėl tarptautinės strateginės situacijos nulemtų aplinkybių. Ir dabar gyvename gana atsipalaidavusiu laikotarpiu. Ir mes šiek tiek vėluojame, bet teisingai mes taip pat kalbėsim apie aktualijas ir tai iš tikrųjų yra vienas gražiausių ir įdomiausių dalykų, kalbant apie istorinius įvykius. Labai dažnai istorija kartojasi. Žinoma, ne tokia pačia forma, bet ji mums suteikia minčių apmąstymams ir apie tai, ką matome šiandien. Taigi, operacija Eldorado Canyon. Aš paruošiau šią trumpą prezentaciją su keletu nuotraukų, taip pat tam, kad nes turime padaryti trumpą kelionę laiku. Esame 1986 metais, daugelis tų, kurie mūsų klauso, manau, dar net nebuvo gimę, mes buvome vaikai ir viskas buvo kitaip. 1986 dar vyko šaltasis karas. Jie dar to nežinojo, bet Sovietų sąjunga jau buvo paskutinėse stadijose ir po 3 metų grius Berlyno siena. Taigi mes esame labai ypatingame istorinėme etape, apie tai dar pakalbėsime pristatymo metu. 1986 nebuvo interneto, nėra mobiliųjų telefonų, skambindavome laidiniu telefonu, kuris turėjo ratuką, o kartais net ir spynelę. Šie jau žinoma buvo ir jie bus pagrindiniai veikėjai, kai kurie pagrindiniai šios operacijos veikėjai kartu su F-111 ir visa eilė kitų lėktuvų, kurie yra aviacijos istorijos dalis. Ši operacija yra aviacijos istorijos dalis dėl daugybės priežasčių, kurias aptarsime vėliau. 1986-80. Puikiai muzika.
Italija reguliariai patekdavo į pasaulio futbolo čempionatą, kartais net laimėdavo. Mes tai beveik laikėme savaime suprantamų dalykų. Tu tikrai esi šiknius. Manau, kad yra vaikinų nuo 15 iki 20 metų, kurie niekada nematė, kaip nacionalinė rinktinė žaidžia pasaulio čempionate tiesiogiai. Tai gana ypatinga vis dėlto. Pirmin Inter. Aš tau tik pasakysiu, kad kai gimiau, Italija laimėjo. Aš menkai prisimenu 1986 metų pasaulio čempionatą Meksikoje. Buvau vaikas, nebuvo labai gerai vis dėlto. Na taip, tai tiesa, šitas vaizdas gražus, čia parodyti naudoti orlaiviai. Taip, mes šiek tiek užsiimame sveika pornografija, kuri niekada nepakenkė. Pažiūrėkite, kiek senesnių orlaivių, kurių šiandien jau nebėra. Turime 3-osios kartos orlaivių, 4-osios. Turime F-18 debiutinėje A versijoje, turime A6 Intruder su elektroninio karo versija, F111, štai, turime A7 Corsair, štai jis, tai yra F-18C arba AUC, bet manau, kad labiau C. Na, anksčiau ar vėliau teks ir tam padaryti tiesioginę transliaciją. Manau apie F-18, nes tai vis tiek yra pagrindinis JAV karinio jūrų laivyno aviacijos darbinis arklys. Teks, taigi apie šios orlaivius, čia daugiau nieks nebeskraido. Šiandien yra Super Hornet, kuris yra padidinta ir atnaujinta F-18 versija, bet šiaip, ar čia mes tikrai esame pasaulinės istorijos liudininkai? Klausimas. Ar visi tie apačioje yra degalų papildymo lėktuvai? Atsakymas – ne. Ne, čia yra daugybė Prowler, daugybė Corsair, A7 yra AWACS, žinoma Aardvark, kuriuos galite lengvai atpažinti čia. Taip pat lengvai atpažinsite ir Hornet. Na, Tomcat yra klasika. Tai nėra atsitiktinumas, kad be atakos bombonešių ir panašių vienetų čia yra daug vienetų, kurie atlieka priešo oro gynybos slopinimą. Pavyzdžiui, A6 Intruder arba vaikinai. Kalbame apie orlaivius iš Vietnamo karo laikų. Jei pažiūrėsite kokį nors istorinį filmą apie Vietnamą, pamatysite F-105, F-101. Ir nedaugelis žino, kad net F-14 šiek tiek pasirodė. Vietnamo kare jam teko atlikti kelis skrydžius, bet nedaug, paskui karas baigėsi. F-18 atsirado 80-ųjų pradžioje, o A6 buvo išimtas iš tarnybos, man atrodo, 90-ųjų pradžioje. Orlaivis, kuris nutraukė Černo keltuvo lyną, buvo A6 ar EA6B. Neatsimenu, tai buvo elektroninio karo versija. Taigi Černio tragedija sukėlė A6, kuris skrido per žemai. Šaunuolis Winterį, štai matai, tai buvo EI6 ir taip atsitiko, beje, aš buvau netoliese esančiame slėnyje, buvau dar vaikas. Aš tai taip pat prisimenu, kad Trentino ir Veneto regionuose kiekvieną dieną lėktuvai skrisdavo virš bet kurio slėnio. Nuo Černio tragedijos daugiau nieko nebematėme, todėl tai tikrai gaila. Gerai, taigi dabar esame pačiame 80-ųjų dešimtmetyje, pasaulis keičiasi, niekas to nežino ir tarptautinė situacija yra visiškai kitokia. Taigi, kodėl kalbame apie Eldorado River? Todėl, kad tai vienas svarbiausių šaltojo karo pabaigos momentų. Turime Ronaldą Reiganą Jungtinėse Amerikos valstijose ir Muamarą Kadafį Libijoje, kuris kiek anksčiau buvo įvykdęs perversmą. Apie tai dar pakalbėsime. Iš tikrųjų, Eldorado upė yra operacija, kuri kilo kaip atsakas į terorizmą. Kenija, ne, upė. Kanjonas taip, kartais man netyčia išsprūsta River. Atsiprašau, bet Eldorado yra kaip antiteroristinė operacija. Terorizmas neatsirado, terorizmas neprasidėjo su rugsėjo 11. Tokio pobūdžio terorizmas. Propalestininis, antiizraelietiškas, antivakarietiškas terorizmas egzistavo 7 ir 8 dešimtmečiuose, taigi tai nėra Bin Ladeno išradimas. Ir tai nebuvo atsakas, bent jau nenoriu sakyti kaip pasiteisinimas ar pateisinimas. Tai buvo, būtent tai ir buvo, manau. Kad jau esu tai girdėjęs. Bet žiūrėk, čia dar nebuvo jokių mėgintuvėlių. Na, sakykime, kad žmonių mulkinimas turėjo savo ribas.
Beje, žiūrėk, pastaruoju metu sukasi nuostabus trumpas filmukas, kurį sukūrė du amerikiečiai, tai tarsi Viktorina, ar ne? Ir jis sako karas, jie kalba ir apie tai, sako ne, antiteroristinė operacija, žinoma. Karas ar ne karas, ar ne, tai šiek tiek kaip dučio ar nedučio, kaip tas dučio darydavo. Ir kiekvieną kartą, kai sakydavo karas, ne, tai saugumo tarybos veiksmas prieš tarptautinį terorizmą, karas ar ne karas. Galiausiai praktiškai niekada nepavykdavo vartoti žodžio karas, visada būdavo kažkas kita, paslėpta kitaip. Ir tai ne nuo dabar, o nuo 80-ųjų. Danijų, sakykime, 90-aisiais taip pat buvo daug humanitarinių intervencijų, humanitarinių karų. Kai reikėjo vykdyti humanitarinius karus, eidavai kovoti į visus pasaulio kampelius. Tačiau tai būdavo daroma tik kai kuriuose pasirinktose vietose, taigi prieš kai kuriuos blogiukus tai būdavo daroma, o prieš kitus ne. Čia Zdrubalė 54, Zdrubalė 54, 66, 63. Jis klausia, ar mes rėmėmės Rido straipsniu, kuris yra, bet daugelis kalbėjo apie Eldorado Canyon. Ne, aš šaltiniuose, atvirai sakant, Rido straipsnių net neradau. Deviationist, SE, Civil Space in Parabellum, įvairūs The Operation Room, YouTube, tuo metu vaizdo įrašai, dokumentiniai filmai ir panašus dalykai. Bet apie tai daug kas kalbėjo balandį, nes buvo būtent 40-metis. Ir faktas tas, kad aš jau buvau apie tai pagalvojęs. Bet faktas, kad apie tai vis dar kalbama ir šiandien, praėjus 40 metų, reiškia, kad Eldorado Canyon kažkaip paliko pėdsaką. Ir būtent apie tai mes jums pasakojame šį vakarą. Ir iš operatyvinės, strateginės, politinės pusės ir tai tavo. Iš operatyvinės pusės tai buvo nepaprasta misija, nes JAV karinių oro pajėgų F-111 lėktuvai pakilo iš Jungtinės karalystės ir turėjo įveikti 1000 kilometrų. Taip, nes paskui eini per daug į priekį. Paaiškinkime, kodėl Ronaldas Reiganas nusprendė vykdyti šią taip vadinamą antiteroristinę operaciją, nes buvo įvykdytas didelis išpuolis, kurį rėmė Kadafis. Bent jau tokia buvo oficiali versija, paskui aš nežiūrėjau, ar tai tikrai buvo susiję viename Berlyno naktinėme klube. Reiganas paprašo leisti naudotis Europos bazėmis. Iš esmės vieninteliai, kurie atsako teigiamai, yra anglai. Taigi parodysiu jums, kadangi nebuvai įdėjęs žemėlapių, štai. Tai paėmiau iš Operation Room. Leidimas, kadangi nebuvau įdėjęs žemėlapių, štai tai paėmiau iš Operation Room. Originalus planas buvo paprastesnis, tiesiog iš Anglijos naudoti vieną iš bazių Italijoje, Prancūzijoje arba Ispanijoje, kad būtų galima smogti. Tačiau vietoj to viskas užsitęs čia dar ilgiau. Ir tai sudėtinga, nes 80-ame dešimtmetyje ilgesnį laiką Kadafio Libija buvo laikoma viena pagrindinių pasaulio terorizmo rėmėjų. Situacija sudėtinga, nes 7-8 dešimtmečiuose Kadafio Libija buvo laikoma viena pagrindinių pasaulio terorizmo rėmėjų. To meto laikotarpio blogiečiai buvo kaip Irane, Kadafis, o Sadamas dar ne. Sadamas netgi buvo beveik geras, nes kovojo prieš ajatolų Iraną. Šiandieninis, tas, kuris vis dar egzistuoja, Kastras, Fidelis Castro, visas komunistinis blokas, Varšuvos paktas, šie buvo blogiečiai vakarų pasaulyje. Gaddafis bus reabilituotas po rugsėjo 11-osios, nes jis visiškai pakeis savo poziciją ir atsiribos nuo Bin Ladeno ir jo šalininkų. Taigi šiuo laikotarpiu Gaddafis yra viena iš neigiamiausių figūrų vakaruose. Gaddafis atėjo į valdžią 1969 metais, nuvertęs provakarietišką monarchiją, kuri valdė nuo 5-ojo dešimtmečio. Ir pirmas dalykas, kurį jis padarė, žinoma, buvo pasirinkti visiškai priešingą kryptį. Monarchija buvo provakarietiška, o Gaddafis tapo prosovietišku. Kad tai pabrėžtų, bet tai yra dalykas, kurį matėme beveik visur. Nesvarbu, ar tai tiesa ar melas. Jis nori pabrėžti skirtumą nuo Libijos praeities. Ir jis sukuria panarabistinę, antivakarietišką, labai radikalią politinę sistemą, bei remia revoliucinius judėjimus pusėje pasaulio, kurie vėliau taip pat sukelia žalą ir aukų. Sovietų sąjunga žinoma jį remia, bet ir čia daro tai protingai. Gaddafis laikomas neprognozuojamų veikėjų, nepatikimų asmenių. Tačiau jis naudingas, nes destabilizuoja Šiaurės Afriką, Viduržemio jūrą, NATO, vakarus.
taigi jis yra naudingas. Ir jam suteikiami MiG naikintuvai - MiG-21, MiG-23 ir MiG-25. Taigi tuo metu tai buvo gerbiami, neblogi orlaiviai, netgi Tu-22 bombonešiai. Ir daugybė oro gynybos sistemų, tarp jų SA-2, SA-3, SA-5 ir SA-6 tankai, karinės jūrų pajėgų vienetai. Iljušinas 76. Iljušinas 76. Iljušinas 76, transporto lėktuvai ir personalas. Garsieji sovietų kariniai patarėjai, kurie ne tik mokė, bet tikriausiai ir valdė, pavyzdžiui, priešlėktuvinės gynybos baterijas. Taigi santykiai yra geri, bet niekada nėra tokie geri, kaip pavyzdžiui tarp Sovietų sąjungos ir Kubos. Kodėl? Nes Muamaras Kadafis visiškai neketina įkurti marksistinio-leninistinio režimo. Bet čia jau stipriai atskleidžiam operacijų detalės. Ne, nieko nesakyk, pažiūrėkime, ar jie žino, kas tai yra. Tu tęskite jūs. Tęsiu ir nekalbu gerai. Taigi vadinasi, Kadafis nėra jau toks artimas sąjungininkas kaip kitos grinai socialistinės šalys. Tai patogu. Lygiai taip pat Kadafis nebuvo kvailas. Jis bando supriešinti dvi supervalstybės, kad gautų kažką naudingo iš Sovietų sąjungos. Tai yra ginklų, politinį svorį, paramą. Tačiau iš esmės Kadafis nėra tikras prosovietikas, net ir jis. Jam tai tiesiog patogu. Taigi Sovietų sąjunga ir Libija yra viena kitai naudingos, jos remia viena kitą dėl bendro vakarų priešų. Kaip visada, mano priešo priešas yra mano draugas. Gerai. Kol Mirko jau viską išduoda visam vakarui ir galėtume čia baigti, nes jūs jau supratote, bet visgi. 8-ame dešimtmetyje situacija tampa sudėtingesnė. Nes juk ne taip, kad staiga Reiganas ima ir užpuola. Tai yra įvykių eskalacija. Ir Kadafis taip pat prisideda. Nes 8-ojo dešimtmečio pradžioje, tiksliau 1973-aisiais, ar žinote apie Sirto įlanką? Ar gali parodyti dabartinį žemėlapį? Noriu jums parodyti. Sirto įlanka tai didelė įlanka, kurią Libija turi savo pakrantėje. Štai ji. Pagal tarptautinius teisės aktus už teritorinių vandenų ribų Sirto įlanka yra laisvos laivybos zona. Tačiau 1973 metais Muamaras Kadafis paskelbė vadinamąją mirties liniją. Jis nubrėžė liniją tarp abiejų įlankos pusių ir sako, kas yra po ja, tai Libijos teritoriniai vandenys. Kas įplauks, tas už tai sumokės. Akivaizdžiai nepaisydamas tarptautinės teisės, tarptautinės navigacijos teisės, jūrų teisės konvencijos ir panašiai. Ir Jungtinės valstijos, štai gerai, gražus šis baseinas, nebuvau jo matęs. Akivaizdu, kad Jungtinėms valstijoms tai nepatinka. Štai matote, žalia linija žymi Libijos teritorinius vandenis, kurie tęsiasi, niekada neprisimenu, ar 12 ar 24 jūrmylių nuo kranto. Taigi, teoriškai, tai, kas yra už tos žalios linijos, galioja laisva laivyba. Pasak Gaddafio, ne? Tai tarsi mes, taip, jis buvo pasiėmęs dalį jūros savo išskirtiniam naudojimui. Akivaizdu, kad Jungtinės valstijos, kaip ir šiandien, netoleruoja tokių dalykų. Ir jie pradeda organizuoti FONOP operacijas, tai yra Freedom of Navigation Operations. Laivybos laisvės užtikrinimo operacijas. Iš ko jos susideda? Jas galima matyti ir šiandien Ramiajame vandenyne, pavyzdžiui. Tai ne pirmas kartas, kai jie taip daro. Jei prisimeni 19 amžiuje, jie darė tą patį prieš piratus, kas jie buvo berberai, maurai. Neprisimenu. Pirmasis amerikiečių tarptautinis dalyvavimas Viduržemio jūroje buvo operacija, jei neklystų, dalyvavo ir švedų laivas, tai buvo operacija prieš piratavimą Tuniso pakrantėse. Štai, tai buvo Tunise. Barbareski, štai, šaunuolis Vinteris, barbareskų piratai. Tai buvo Tunise, bet jie tai daro ir dabar. Pavyzdžiui, kai Ramiajame vandenyne Kinija pradeda sakyti, kad šios salelės yra mano, ši teritorija yra mano. Ir štai praleidi pro šalį porą B-52 arba laivyną. Ir prasmė yra tokia, aš čia plaukioju, jei nori mane pulti, nes tikrai manai, kad šie vandenys yra tavo, prašom bandyk. Tai yra žaidimas, kas turi didesnę lazdą. Štai kas yra FONOP. Ronaldas Reiganas,
Kodėl Ronaldas Reiganas sugalvoja padaryti šitą dalyką? Kodėl jis negali tiesiog žiūrėti į kitą pusę ir ramiai stebėti, ką daro Sovietų sąjunga? Taigi čia yra politinis reikalas. Reiganas kritikavo ankstesnę Carterio administraciją, kad ji buvo per silpna. Ypač kalbant apie islamo revoliuciją Irane. Jis kaltino Carterį, kad šis nepadarė pakankamai, jog būtų išvengta tokios situacijos ir kad nesureagavo tinkamai. Akivaizdu, kaip mes dažnai sakom čia Parabellum laidoj, jei tu grasini, jei sakai tam tikrus dalykus, turi ir veikti. Kitaip esi tik plepys. Taigi, ką daro Reiganas? Jis daro tai, ką sako. Daugiau apie jo ryžtingumą. Ir tai matome navigacijos laisvės operacijų Viduržemio jūroje atveju, bet taip pat matome ir su B1. Jei pažiūrėsite mūsų tiesioginę transliaciją apie B1, kurią taip pat dar išmečia, sužinosite, kad B1 buvo miręs ir porą kartų prisikėlė. Jo paskutinio antrojo prisikėlimo priežastis yra ta, kad Reiganas jo vėl nori. Patobulintas, kad parodytų, jog Jungtinės valstijos yra budrios, pasiruošusios, ginkluotos. Ir jie nieko nepraleis ir tai padarys su šiuo orlaiviu ypač novatorišku ir gražiu lėktuvu tokiu kaip B1. Gerai? Taigi visa tai yra politinė naratyva, kuri turi savo atspindžių strateginėje srityje, kaip ir gana įprasta, kai kalbame apie supervalstybę. Tai gali patikti arba nepatikti, galim su to sutikti arba nesutikti, bet taip yra. Ačiū, Falkonė, malonu, ačiū. Taigi, pasiekus šį tašką, mes esame pačiame 9-ame dešimtmetyje, 1981. Ir kas nutinka? Į tarptautinius vandenis prie Sirto įlankos yra išsiunčiamas USS Nimitz su savo kovos grupe atlikti pratybų. Žvaigždutė, pasakiau, Carrier Battle Group, lėktuvnešių kovos grupė, o ne Carrier Strike Group, smūgio grupė. Nes šaltojo karo metu buvo įprasta kalbėti apie Carrier Battle Group. Šiandien Carrier Strike Group. Šaltojo karo metu akcentas buvo dedamas į mūšį, nes buvo tikimasi mūšio tarp priešingų pajėgų. Todėl Carrier Battle Group. Šiandien akcentas dedamas į smūgio atakos galimybes. Taigi tai yra nedidelis niuansas. Tačiau šiandien įprasta kalbėti apie Carrier Strike Group, o šaltojo karo metu apie Carrier Battle Group. Taigi tai nėra klaida. Yra ir įdomus faktas, nes iš esmės tai gana nedidelė operacija, jei neskaičiuosime oro tilto, prieš gerokai mažesnės pajėgas nei Irano. Ir vis dėlto, jei pažiūrėsime, iš esmės buvo įtraukti vienaip ar kitaip daugiausia 2 lėktuvnešiai, bet, taip sakant, ir 3. Taigi, kai matėme ataką prieš Iraną vykdytą su 2 lėktuvnešiais, tiesa, kad tuo metu lėktuvnešiai turėjo mažiau galimybių nei šie. Tačiau jie netaip jau skiriasi nuo tų, kurie buvo 8-ame dešimtmetyje. Ar tu ten? Jų bus 70 šiandien atvežė, 70-75, bet Nimitz klasės yra ir šiandien, tos pačios kaip tada. Gal tuo metu jų buvo 60 ar 65. Tai. Mes tai darome ir vis tiek atgabenti 70 ar 75 kovinius lėktuvus prie šalies krantų yra svarbu. Nėra daug pasaulio oro pajėgų, kurios turi 70 kovinių lėktuvų paruoštų naudoti. Ir tu juos randi prie savo krantų. Kaip paaiškinome nuostabioje knygoje apie Ramųjį vandenyną, lėktuvnešiai taip pat atlieka operacinio ir strateginio spaudimo funkciją. Beje, Ramiojo vandenyno knyga buvo didelė sėkmė, taip pat jūsų dėka. Ačiū Jums. Ačiū visiems. Gerai, ši operacija, beje, 1986 metais, kaip teisingai sako Vinteris, pasirodė Top Gun, bet Top Gun daug kuo rėmėsi 1981 metai įvykiais. Nes tai buvo pirmasis oro mūšis, kuriame buvo numuštas F-14 Tomcat arba Tomcatas. Jis savo krikštą ugnimi patyrė 1981. Taigi 1986 tas susidūrimas labai dažnai kartojamas. Kas nutinka? Pratybos prie didžiosios Sirto įlankos, o Libija siunčia Sukhoi Su-22
prieš Amerikos laivyną įvyksta susidūrimas su dviem F-14 Tomcat, vis dar F-14A versija. Libiečiai pirmieji paleidžia AA-2 Atol raketas. Atulas nepataiko, viena ar dvi raketos, neatsimenu tiksliai, bet net ir taikinyje Tomcat atsako. O pabaiga galite įsivaizduoti. Taip pat pastebima, kad šioms operacijoms Tomcat neskraidė su Phoenix raketomis, štai jos. Šios ilgo nuotolio raketos buvo to meto AMRAAM, jų nuotolis siekė 160-180 km, tuo laikotarpiu tai buvo įspūdingas nuotolis. Šios raketos kainavo beprotiškai daug, jos nebuvo vertos 2 Libijos naikintuvų kainos. Šios raketos buvo sukurtos tam, kad galėtų per didelį atstumą perimti sovietų bombonišius ir jų paleidžiamas raketas. Garsiosios AS-4 Kitchen raketos, kurias dėja pastaraisiais metais vėl matėme naudojamas prieš Ukrainą. Taigi, Tomcat pasiekė savo pirmąją pergalę ir juda toliau. Beje, jei nori įdėti nuotrauką į 13 puslapį, ten yra būtent tie du. Tai yra tipiška to laikotarpio formacija su KC-10 extender viduryje, kuris atlieka degalų papildymą ore. Šie bus F-18 ir F-14. Tai yra Black Aces, kurie pelnė pirmasias 2 Tomcat pergalės. Tomcat buvo gana plačiai naudojamas 90-ame dešimtmetyje. Vėliau jis taip pat pasirodė visai neblogai. O po to pereinama prie Persijos įlankos karo. Kitas paveikslėlis tai su 22 Fitter. Štai jis. Šie vis dar egzistuoja Lenkijoje arba juos neseniai išėmė iš eksploatacijos. Tai senstelėjęs orlaivis, labai išskirtinis, su tokiais kintamo strėliškumo sparnais, bet tikrai labai ypatingas. Bet kokiu atveju jie baigė blogai. Gerai, kitas skyrius yra būtent 1986 metais, taigi 1981 prasideda pirmi susirėmimai, bet tuo viskas ir pasibaigė. 1986 metais 6. laivynas su 3 lėktuvnešiais Saratoga, Coral Sea ir Amerika toliau daro spaudimą Libijai ir meta iššūkį mirties linijai. Libija atsako žemė oras raketomis. Pamirškime apie priešlaivinės ar balistinės raketas. Palikime tai. Žemė oras raketos. Ypač SA-5, kurių veikimo nuotolis buvo gana didelis, mėgina numušti amerikiečių lėktuvus. Nieko. Jie siunčia 2 MiG-25 į Ibici, šį kartą jos perima 2 F-14, bet nieko neįvyksta, nes niekas nepaleidžia raketų pirmas. Yra šiek tiek žaidimų su radarų užrakinimu ir panašiai, tačiau MiG-25 negali prilygti F-14 artimoje kovoje. Jie gauna variklio pažeidimą ir pabėga, MiG-25 nieko neįvyksta, jie atsiduria blogoj padėty ir pabėga. Kitą dieną amerikiečiai surengė nedidelį baudžiamąjį reidą prieš Libijos žemė oras raketų baterijas ir karinius laivus. Jūs paleidote į mane žemė oras raketas, o aš jas sunaikinu. Sakykime, tai klasikinis proporcingas atsakas, primenantis, kas čia vadovauja, tačiau situacija pradeda blogėti. Beje, kitame kadre matome gražų MiG-25 vaizdą, kuris yra senesnis ir šiek tiek mažesnis MiG-31 brolis, o šiandien matome, kaip MiG-31 leidžia Kinžal raketas į Ukrainą. Pažiūrėkite, kokie varikliai. Labai greitas pasiekdavo Mach 3, net daugiau nei Mach 3, tai yra 3 su kažkuo. Greitas pasiekdavo Mach 3, o paskui galbūt reikėdavo jį nurašyti. Bet jis buvo greitesnis nei Mach 3, tai yra 3 su kažkuo, kažkas tokio. Atrodo, kad jis pasiekdavo 3,1 ar 3,2 Mach greitį, kai jau būdavo užblokuotas ar sudegintas variklis. Norėjau atkreipti dėmesį, kad laivo pusėje jie labai išsigando, nes matė, kaip praskrenda tie prakeikti lėktuvai ir nežinojo, kad nusileidus viską išmesdavai. Jie galvojo, turime kažką padaryti, kad tai sustabdytume, ar ne, šitą dalyką. Tai atnešė milžinišką aviacijos vystymosi pagreitį, ar ne? Atnešė 15 km pagreitį. Tiesia linija jie judėjo tokiu greičiu, taip, viskas. Ir viskas, norėjau pateikti šiek tiek daugiau detalių apie tai, kaip jie pasiekė tuos krantus, nes tas milžiniškas oro tiltas vis dėlto buvo tikrai sudėtinga operacija. Įsivaizduokite, jie išvyko iš Anglijos, iš Leikenhito bazės.
visi kartu, visi arti vienas kito, kad paslėptų pėdsakus radare, nes Anglijos ir tarptautiniai žurnalistai jau kėlė triukšmą, jie jau nujautė, kad kažkas vyksta. Italai taip pat, kai pamatė atvykstančius amerikiečių lėktuvnešius, kurie, jei neklystų, prieš tai buvo sustoję ir Italijoje. Taigi, Buvo galima nujausti. labai aiškiai, kas vyksta, todėl buvo mažai kas slėpti. Amerikiečiai pasirinko šį labai ilgą maršrutą, kuris eina už Biskajos įlankos, būtent tam, kad nebūtų pastebėti. Ir atliko daugybę degalų papildymo operacijų. Ir reikia pasakyti dar kai ką techninio. 111 neturi automatinės ar kitaip valdomos prijungimo sistemos degalų papildymui. Todėl pilotai turėjo rankiniu būdu išlaikyti lėktuvus viename lygyje. Ir kadangi jie turėjo daryti daug pertraukų, daug prisiminimų, žiūrėjau keletą dokumentinių filmų apie prisiminimus, buvo sakoma, kad pilotai į misiją atvyko jau išsekę. Žmonės sakė, kad nebejautė rankų, nes kiekvieną kartą turėjo išlaikyti lėktuvą. Kai kurie nesugebėjo papildyti degalų tiek šiame etape, tiek turėjo grįžti atgal. Taip pat pamatysime keletą bendrų problemų. Vėliau tai pamatysime, vienas turėjo nusileisti Ispanijoje, kai kurie turėjo problemų su elektroniniais podais, kai kurie turėjo anksčiau numesti bombą, žodžiu, buvo šiek tiek problemų. Daugelis nenumetė bombų. Daugelis nenumetė bombų, šiek tiek techninių problemų, štai taip. Tačiau įsivaizduokite, kad galų gale ore buvo apie 20 F1-111 lėktuvų, kartu su 27 KC-10 ir KC-1-135. Taigi iš esmės kalbame apie beveik vieną degalų papildymo lėktuvą vienam lėktuvui. Taip. Tu viską iš anksto atskleidi beje. Ne, aš esu geras, taip. Taip, tada aš išeinu. Ne, nes turi sekti viską chronologiškai, tu jau puolime. Dinamika. Bet mes vis tiek čia esam pasikalbėti, nes niekas mūsų neklauso, bet mes čia esam pasikalbėti, paskui smagu, šokinėjom nuo vienos temos prie kitos, bet smagu, nes žinai, galiausiai mums patiems patinka daryti tokius dalykus. Todėl mums smagu. Nu gerai. Taigi, sakiau, kad 1986-aisiais, kai įvyko susidūrimas su tais MiG-25 beje, F-15 buvo sukurtas būtent tam, kad galėtų kovoti su MiG-25. Vėliau, kai tas pilotas, kai Belenko skraidino MiG-25 į Japoniją, jie pasakė, nu tai niekam tikės lėktuvas, nereikia dėl jo stengtis. Tuo tarpu F-15 tapo neįtikėtinų naikintuvu, nes jis turėjo pranokti MiG-25. Apie tai kalbėjome mūsų tiesioginėje transliacijoje apie keisčiausias garsiausių naikintuvų versijas, kuri dėja nesulaukė tokios sėkmės, kokios tikėjomės. Na, bet tiek to. Nuo tada kartais YouTube išprotėja ir pradeda siūlyti kai kurias tiesioginės transliacijas. Matėte KF-21 Borame, korejietiška, kaip gerai sekasi, ir Fenice, sraigtasparnį. Viskas labai įdomu. Bet grįžkime prie mūsų temos. Situacija 1986 pablogėja, nes nuo šio įvykio prasideda terorizmas. Prisiminkite, terorizmo nepaminėjau šiaip sau. Įvyksta du dalykai. Balandžio 2 dieną virš Graikijos sprogo civilinis lėktuvas ir žuvo 4 Amerikos piliečiai. Balandžio 2 oj. Balandžio 5 dieną vakarų Berlyne susprogdinama diskoteka žūsta 3 amerikiečiai, 200 sužeistų. Tikra skerdynė. Ir čia Vokietijos ir JAV žvalgyba perima ryšius priskiriamus Libijos tarnyboms, kurie sieja Tripolį su šiomis atakomis. Jungtinėse valstijose nieko kito ir nelaukia. Tikslių ir nenuginčiamų įrodymų. Jie vadinami tiksliais ir nenuginčiamais. Ir balandžio 9 Ronaldas Reiganas suteikė leidimą šiai misijai, prašydamas suinteresuotų šalių, Jungtinės karalystės, kur buvo dislokuoti F111, Prancūzijos ir Ispanijos paramos. Iš pradžių tai turėjo būti labai tiksli, nedidelė misija, kurioje dalyvautų tik keli lėktuvai, tik F111. Šiuo metu pamirškite JAV karinių jūrų pajėgų dalyvavimą. Tai turėjo būti labai tiksli, labai maža baudžiamoji operacija. Ir tai pradedama ruoštis. Idėja buvo naktį labai tiksliai smogti taikiniams. Kodėl F111?
Dėl savo didelio nuotolio, didelio greičio, skrendant žemai, tai buvo naikintuvas su kintamo šluotavimo sparnais. Kintamo šluotavimo sparnai leido viršyti Mach 1. Žemame aukštyje pasiekdavo maždaug Mach 1,2. Tokiu būdu, atliekant ataką žemo aukščių, buvo galima išvengti radarų. Ir svarbiausia, tai turėjo būti tikslus chirurginis smūgis. Pamirškite viską, ką žinote apie JDAM, PGM ir šiandien mums žinomas tiksliai valdomus ginklus. Pamirškite viską, nes tuo metu nevaldoma bomba buvo norma. Ir atvirai kalbant, net ir Persijos įlankos kare, man atrodo, daugiau nei 90% numestų ginklų nebuvo valdomi. Čia mes esame 86-aisiais. Buvo kažkas, buvo televiziniu būdu valdomos bombos, kurias turėjo valdyti pilotas. Ir dar buvo PAVETEC sistema. Tai buvo šaunu tuo metu ir iš esmės veikia iki šiol. Tai yra visų navigacijos ir taikymo konteinerių, kuriuos turėjome nuo 90-ųjų tėvas. Lantern, Sniper, visi jie kilo iš PAVETEC. Jis turėjo vaizdo sistemą, lazerinį taikinio žymeklį. Ir galėjo savarankiškai žymėti taikinius. Kam? GBU-10 PV-2 bomboms, kurias vėl sutiksite Persijos įlankos kare. Eldorado River operacijoje jaučiama šiek tiek 1991 m. Persijos įlankos karo prieskonis, sakykime taip, nes, kaip pamatysime vėliau, panaudota. Ir čia Falkonė sako, kad neturime sakyti plokščiažemininkams, o skrendant mažame aukštyje galima išvengti aptikimo. Visiškai teisinga. Visiškai teisinga. Įsivaizduokite, yra žmonių, kurie nenori girdėti, kad yra artumo sprogdikliai oras raketoms. Ne oras. Nėra tokio dalyko. Nėra tokio dalyko. Kruizinės raketos juk skrenda maršrutu. Pagalvok tik. Pagalvok tik. Ir jos dar suka. Taip pat sukasi, skrenda pagal maršruto taškus. Bet pažiūrėkite, kas čia darosi. Viskas netiesa. Gerai. Taigi F-111 yra pasirinktas orlaivis šiai misijai. 7-ojo dešimtmečio orlaivis. Pirmasis masinės gamybos naikintuvas su kintamosios geometrijos sparnais buvo F-111. Daugybė problemų, nepatikimi varikliai, sunkiai valdomas. Tačiau F versija, kuri buvo naudojama 8 ir 9 dešimtmetyje, buvo gera. Jie sugeba rasti paveiksle šiek tiek visko. Ir štai rezultatas. Tai nėra bombonišis, tai yra regioninio nuotolio taktinė naikintuvas. Jis turi regioninį nuotolį. Taigi orlaivis su didelė keliamąja gale, labai greitas, puikiai tinka šiam darbui. Ir parodyk man nuotrauką. Nuotrauką po tos, kur pamatyti kabina. Ir būtinai parodyk. To meto vaizdo įrašai, dokumentiniai filmai, kurie rodė pažangiausias to meto technologijas. Tai yra PAVETEC, jis buvo montuojamas orlaivio ventralinėme skyriuje, bet iš esmės jis buvo perimtas, tai yra jis vis dar ten. Ir F-111 yra ypatingas, nes turi rusiško tipo kabiną, kur pilotas ir navigatorius, tiksliau ginkluotės sistemų operatorius, sėdi greta vienas kito, kaip Su-24, kaip Su-34. Štai čia yra ieškiklio galvutė su švitintuvu. Kuri turėjo tam tikrų problemų per atakas, ne visi jie veikė visiškai gerai. Vaikinai, mes esame valstybė. Tuo metu tai buvo pažangiausia technologija. Tai 8-ojo dešimtmečio technologijos. Tačiau vertiname pastangas, nes kai tai veikė, PAVETEC tikrai veikė labai gerai. Tai buvo daugelio dalykų, kuriuos vėliau matėme pradžioje. Skristi žemai, beje, ir aš buvau įdėjęs šiek tiek geresnį paveikslėlį nei tas. Štai, čia yra su fazėmis. Gerai, puiku. Taigi, priartėjimas žemoje aukštyje. Pasirenkamas atskaitos taškas, kuris gali būti kalnas, tiltas, kad suprastum, kur esi. Tuo metu GPS-o nebuvo, todėl navigacija daugiausiai vyko pagal žemėlapį ir atskaitos taškus. Pakilamai į aukštį įvertinama savo padėtis. Vertinimas netinka. Bandoma suprasti, kur esi, bandoma suprasti, kur yra taikinys
ir tada nusileidžiama, kad būtų galima smogti. Bombos paleidimas galėjo būti atliekamas didesnėme aukštyje arba žemame aukštyje su pakilimu prieš paleidimą, kad būtų atliktas vadinamasis toss bombing. Tai kur? Ateik čia. Pakilimas prieš numetant, bomba buvo numetama pakilimo metu, taip kad galėtų atlikti trajektoriją iš viršaus žemyn ir pataikyti į savo taikinį, jei įmanoma su valdymu. Čia mes netgi turime tikrą to meto PAVETAK galimybių vaizdą. Mes esame katodinės lempos eroje, tai yra 80-aisiais, bet ir 90-aisiais. Šiuos vaizdus atkurdavo mažučiuose kineskopiniuose ekranėliuose. Taigi dar nebuvo šiandieninių skaitmeninių ekranų. Man atrodo, kad pirmieji MFD pasirodė 90-aisiais. Su gana prasta raiška. Pamirškite didelio ploto ekranus, kuriuos matote šiuolaikiniuose naikintuvuose, nuo F-35 iki Kaneso ir sraigtasparnio Feniksas AV-249. Tai buvo visiškai kitas laikmetis. Jei nori parodyti mano pristatymę 20 puslapį, ten yra būtent kabinos nuotrauka. Ar yra fricato? O Dieve, yra fricato. Tada nieko. Deja, manau, kad pristatymo negalėsiu padaryti aš, nes čia yra jis. Tačiau tęsiu šios misijos pasakojimą. F111, taigi F111 minus F fiziniam puolimui, taigi atakoms prieš taikinius, o priedangoje E F111A Raven, tai yra elektroninio karo F111 versija. Kai tik Mirko sugrįž, parodysiu jums keletą šių EF111 nuotraukų. Jie buvo ypatingi, nes neturėjo maskuojančios spalvos, kokią iki šiol matėte ant F111. Jie turėjo labai šviesią pilką spalvą, labai šviesią, su kai kuriomis antenomis, kai kuriais elektroninio karo podais ant uodegos vairų. Taigi šioje vietoje viršuje tas didelis panašiai kaip EA6B ir po lėktuvo fiuzeliažo. Tokiu būdu buvo galima trikdyti priešo radarus prieš ataką. Nes niekada nepamirškime, kad mes visada šloviname bombonešius ar atakos lėktuvus. Atakos lėktuvus, kurie įvykdo misiją. Tačiau prieš juos yra elektroninio karo lėktuvai, kurie trikdo priešo radarus ir ryšius. Yra lėktuvai, kurie slopina ir naikina priešo oro gynybos sistemas, kurie bando suformuoti aplinką, šiek tiek paruošti mūšio lauką prieš atvykstant bombonešiams, o tada atvyksta bombonešiai arba atakos lėktuvai. Taigi galų gale EF111 buvo įdomus, nes išlaikė tas pačias skrydžio savybes kaip ir F111, tai yra greitį, galimybę skristi žemu, aukščiu ir panašiai. Tačiau jie galėjo juos lydėti šioje misijoje, jie nebuvo lėtesni ar didesni, nereikėjo skristi aukščiau, jie puikiai galėjo atlikti šią užduotį. Makmanusas 56 klausia, ar EF111 buvo suprojektuotas su gelbėjimo kapsule. Kiek žinau, jis turėjo išmetamus krėslus. Galbūt iš pradžių buvo svarstoma įdiegti gelbėjimo kapsulę, bet vėliau šios idėjos atsisakyta. Bet kalbu iš atminties, galiu klysti, nes tai yra tas pats kelias, kurį matėme ir su B1. Jos atsisakė sudie kapsulę. Štai ir vėl mes. Norėjau paklausti, ar galėtum prašau parodyti man 20 puslapio nuotrauką, nes norėjau parodyti F111 kabiną, kad suprastumėte, štai visur laikrodžiai. Pamirškit šiandieninius ekranus, pamirškit viską. Klasikinė prietaisų kabina. Visi rodmenys analoginiai. Nuostabu. Ir prašau parodyk kitą nuotrauką. Štai, čia yra schema panaši į Mirko darytą, bet ji geriau parodo ginklų panaudojimą, taigi bombų numetimą, pakeliant nosį, vadinamą toss bombing. Tada pasitraukiama ir pabėgama.
Gerai. Tuo tarpu mes taip pat kalbėjome apie F1111, prašau parodyk nuotrauką, 23 arba 24 puslapyje, kad galėtume tęsti ir parodyti šiek tiek daugiau. Štai F111. Kitokia maskuotė. Po fiuzeliažų ir ant uodegos vairų matote šiuos trukdytuvus ir panašiai. Ir taip pat kitą vaizdą, prašau. Štai, čia turime tarsi šeimos nuotrauką. Tikriausiai ši yra iš 1991 metų. Tikriausiai. Tai yra virš dykumos. Čia matot skirtumą tarp elektroninio karo versijos ir įprasto šio lėktuvo versijos. Tačiau šį vakarą mes nekalbėsime apie F111, todėl judame toliau. Ir užduosiu Jums klausimą, kodėl nebuvo naudotas EF-117? Tai yra tokia misija prieš tankes ir gana kokybiškas sovietinės oro gynybos sistemas. Ir tu tai žinojai. Kodėl F-117 nebuvo panaudotas, kaip matysime kitame puslapyje? Kodėl? Todėl, kad tuo metu dar nebuvo žinoma apie F-117 egzistavimą. F-117, apie kurį turėjome daryti tiesioginę transliaciją, dabar prisiminiau, bet pamiršau vaikinai. Per daug darbų. Jis vis dar buvo griežtai slaptas, niekas nežinojo apie jo egzistavimą. Jis bus atskleistas 1988-aisiais, kai paslaptis jau buvo šiek tiek nutekėjusi. O 1986-aisiais niekas nenorėjo jo naudoti prieš Libiją, nes jei jis būtų patekęs į sovietų rankas, tai būtų buvę didelė problema. Todėl buvo nuspręsta tęsti su F-111. Taigi, kaip sakiau anksčiau, pradinis planas, tuo tarpu Mirko vėl išėjo, bet aš tęsiu, numatė naudoti tik 6 F-111. Taigi, tai turėjo būti tikrai nedidelė ir saikinga misija. Tačiau tuo tarpu suprantame, daugelio šalių pilotas sako, buvo geriau turėti gausesnę flotilę, nes jei netektų netikėtumo efekto, galbūt reikėtų turėti stipresnę puolamąją sudėtį. Ir štai tada gimsta idėja ne tik pridėti JAV karinių oro pajėgų orlaivių, bet ir paprašyti pagalbos iš karinio jūrų laivyno. Ir štai ši tiksli ir nedidelė misija, kuri turėjo būti vykdoma tik su 6 F-111, tampa bendru projektu. JAV karinis jūrų laivynas. Taigi užduočių pasidalymas. JAV karinės oro pajėgos naudos 24 F-111, iš kurių 18 bus skirta misijai, o 6 atsargai. Niekada negali žinoti, dar 5 F-1114 misijai ir 1 atsargoje. Šie F-111 būtų atakavę taikinius, 3 taikinius Tripolyje, pakilę iš Lakenheath ir Upper Hayfordo, taigi iš Didžiosios Britanijos, ir juos būtų papildę 28 kuro papildymo lėktuvai. Taigi iš viso turime 28 F-111 plus atsarginius ir 28 kuro papildymo lėktuvus, su mintimi, kad kiekvienas F-111 visada papildytų kurą iš to paties tankerio, kad sumažintų sumaišties riziką. Ir šiuo metu įsitraukia karinis jūrų laivynas. Mirko nuėjo pasidaryti arbatos, o mes kalbame apie Jungtinių valstijų karinį jūrų laivyną. Ačiū. Karinis jūrų laivynas panaudos 2 lėktuvnešius, tai buvo America ir Coral Sea su keliais orlaiviais. Todėl iš Ameriką pakils 6 A-7 Corsair, 2 orlaiviai, apie kuriuos daugelis jūsų net nėra girdėję. Tada, kai Mirko grįž, jei Dievas duos, parodysiu jums, kaip atrodo A-7 Corsair, nes jis tikrai išeina už 3-osios kartos ribų, taigi tai 7-ojo dešimtmečio lėktuvas. Ir šie orlaiviai vykdys oro gynybos slopinimą, remiami Tomcat lėktuvų, žinoma EA-6B Prowler veikiančių elektroninio karo režimų. Mes tuo tarpu savarankiškai perėjom prie 28 puslapių. Matau, kad kartais šioje zonoje šviesa tai atsiranda, tai dingsta. Nu gerai, 28 puslapis. Mes taip ir judėjome toliau, galime pažiūrėti. Tada vėlgi iš Amerika. 7A, 6E prieš Bengazį. Taigi puolami 2 Sirto
Sirto įlankos, Tripolio ir Bengazio kraštai. 7A6. Jie eina prieš Bengazį. Čia juos taip pat palaiko A7 iš Coral Sea, vykdantys SED misiją. Visi jie prieš Bengazį. O čia turime A6. Ir atkreipkite dėmesį. Taigi. Tai pati pirmoji F-18 versija, kuri tuo metu pradėjo eiti tarnybą SED misijoje. Kiti F-18 kovinis patruliavimas, iš esmės naikintuvų pridengimas, Prowler už elektroninės kontrmisijas. Ir žinoma, visą tai dalyvauja AVAX E2C. Daug pirmų kartų operacijoje Eldorado Canyon, kuriuos vėliau jums apibendrinsiu pabaigoje. Taigi Tripolis ir Bengazis yra maždaug už 650 km vienas nuo kito. Todėl juos atakuoti kartu buvo labai logiška. Jei būtum per vidurį su lėktuvnešiu, galėtum smogti abiem pusėms, kartu su F111. Tripolyje buvo 3 taikiniai. Kadafio rezidencijų kompleksas. Kadafis gyveno beduinų palapinėje. Tradiciškai jis miegodavo palapinėje, jam tai buvo labai svarbu, nes Kadafis nebuvo kvailas. Jis puikiai žinojo, kad jei nori išlaikyti valdžią, turi turėti tam tikrą įvaizdį. Ir jis turėjo dalytis valdžia tarp įvairių genčių, turėjo elgtis tam tikrų būdų. Ten Tripolyje taip pat buvo jo vadavietė. Antra, Bilalo Muraci, karinė jūrų bazė, kuri buvo laikoma teroristų mokymo stovykla, ir Mitigos oro uostas. Tuo tarpu Bengazija buvo 2 taikiniai – mokymo stovyklos ir Beninos oro bazė su MiG-23 naikintuvais, kuriuos žinoma reikėjo sunaikinti dėl akivaizdžių priežasčių. Kaip visada reikėjo stengtis sunaikinti priešo naikintuvus dar ant žemės. Tai saugiau nei daryti tai ore, mažiau rizikinga. Svarbu, visi taikiniai turėjo būti atakuojami vienu metu, 2 valandą nakties, vienu praskridimu. Tai buvo daroma tam, kad sumažintume galimybę būti apšaudytiems, jei tektų apsisukti ir grįžti prie taikinio. Taigi tai buvo labai logiška. Tačiau šiuo momentu nutinka štai kas. Prancūzija, Ispanija ir Italija atsisako suteikti ne tik bazes, bet ir leidimą skristi virš savo oro erdvės. Tai jų erdvė, tai jų teisė. Ir todėl sprendimas yra tas juodas brūkšnys toje žemėlapyje. Apskristi pasaulį, apskristi Iberijos pusiasalį, praskristi pro Gibraltarą, kirsti Viduržemio jūrą ir praskristi viršuje. Lengva pasakyti, bet padaryti sudėtinga. Štai kodėl turime 28 F111 ir 28 kuro papildymo lėktuvus. Tai labai ilgas skrydis, bet privalomas. Ir šio skrydžio metu reikėjo vengti būti aptiktiems. Taigi, kaip anksčiau sakė Mirko, kompaktiška formacija. Visi kartu, kad nesudarytume įspūdžio, kas iš tikrųjų esame ir bandytume pasiekti tikslą. Tikslas su tam tikro netikėtumo elementu, kuris visada yra labai labai svarbus. Visoje šioje bendroje JAV karinių oro pajėgų ir JAV karinio jūrų laivyno misijoje, žinoma, laivyno palaikymas buvo labai svarbus, nes šiek tiek palengvino F111 užduotį. Ir svarbiausia, stengėsi pašalinti dalį oro gynybos, kas niekada nepakenkė. Ir štai taip, 1986 metų, balandžio 14 dieną, 17 val. Pagal Didžiosios Britanijos laiką, pirmiausia iš Didžiosios Britanijos pakyla kuro papildymo lėktuvai, po jų F111. Ir viskas prasideda. 10 000 kilometrų skrydžio pirmyn ir atgal, sakykime 13 valandų viena ilgiausių misijų šaltojo karo metu. Viena iš priežasčių, kodėl ši misija liko istorijoje. Prašau, Mirko, parodyk keletą nuotraukų nuo 34 puslapio, kad galėtume parodyti ir dalyvavusius orlaivius. Gerai, eik tas F111 yra iš karto apačioje. Tai yra tas F111, kurį pažįstate, dabar tai jau F versija, o tada keletas to meto nuotraukų. Kita nuotrauka vaizduoja šiek tiek visko. Priekyje matome F14. Su, manau, lėktuvnešio Amerika denio, bet galiu klysti. Ne, visgi ne, parašyta, kad tai yra ant lėktuvnešio Amerika denio.
Tai, ką matote už nugaros, yra A7 Corsair ginkluotas HARM AGM-88 prieš radarinėmis raketomis. Iškart už jo, trečiame plane, matot, kad yra 4 vietos. Tai didelis lėktuvas, tai yra EA-6B, tai yra elektroninio karo Prowler A-6B su 4 vietomis. Buvo ir filmas apie Vietnamą su A-6B, bet neprisimenu pavadinimo. Neprisimenu, tiesiog taip šovė į galvą. Taigi čia susitinka 3 ir 4 kartos. Tai to meto nuotrauka, juodai balta. Kitoje nuotraukoje geriau matyti, kas yra A7. Tai, ką kažkas anksčiau manė esant degalų papildymo lėktuvu, ne. Šis vykdė žemėlapiavimo užduotis. Ir taip pat buvo puolamasis orlaivis. Gana našus net ir tais laikais, kaip laive bazuojamas orlaivis. Kita, Mirko, prašau. Šiuo atveju jie naudojo AGM-45 po Šraiką. Čia mes esam pereinamuoju laikotarpiu. Tai yra F-18A, Mirko, tu teisus. Nes čia mes esam pereinamuoju laikotarpiu dėl antiradarinių raketų. Strike AGM-45 iš Vietnamo laikų buvo gana prasti. Jie nebuvo labai efektyvūs. AGM-88 buvo daug efektyvesnis. Taigi šiuo laikotarpiu turime pirmąjį AGM-88 naudojimą ir paskutinius AGM-45. Taigi čia vyksta tikra kartų kaita. Kurie vis tiek pasirodė gerai. Abu, net ir 45 pasirodė gerai. Tiek, kad F-111 pilotai turėjo praktiškai atvertą kelią. Taip, nors vėliau jie patyrė nuostolį ir dabar prie to prieisime. Tęsiu toliau. Nori paimti kokį nors klausimą? Ne, tęsiu toliau. Gerai, tęsiu toliau. Tenčiu toliau. Kovos veiksmų taisyklės. Nes anksčiau Mirko sakė, kad buvo baimė, žinoma, daug baimės dėl šalutinių nuostolių. Akivaizdu dėl politinio įvaizdžio priežasčių ir panašiai. Labai griežtos. Tai yra F-111 šiuo atveju galėjo pulti tik tuo atveju, jei visi taikinių nustatymo sistemos veikė nepriekaištingai. Veikiančios negalėjai bombarduoti aklai, nes taikinių nustatymo sistema neveikė. Taip. Taigi tikslus taikinių identifikavimas ir visi svarbiausi lėktuvo sistemos reikalingos misijos valdymui turėjo veikti nepriekaištingai. Kodėl? Nes jie norėjo bet kokią kainą išvengti šalutinių nuostolių, kurie vis dėlto įvyko. Nes deja, nors ir stengiamasi, ne visada pavyksta. Kaip ir su moterimis tas pats. Orlaivių pilotai turėjo teisę nutraukti misiją. Net ir paskutinę akimirką, net ir paskutinėje atakos fazėje, jie kildavo techninių problemų. Ir visa tai PVTAC buvo laikomas esminiu, nes tai buvo vienintelis įrankis, kurį jie turėjo tiksliam bombų numetimui, kad ataka būtų kuo tikslesnė. Tai yra, bet paskui ta ataka nebuvo labai tiksli. Tai yra, Pavyzdžiui, pirmoji F-111 banga. Pirmasis pataikė į taikinį, kiti ne. Kiti AT-3 ne. ne? Kiti turėjo numesti bombas, elektroninės sistemos neveikė net ir kitiems. Taigi buvo daug problemų. Daug techninių problemų. Nes, kaip sakiau anksčiau, prieš pradedant veiksmus elektroninio karo ir SED orlaiviai. F-111, kurių buvo 18, pasidalijo į 6 formacijas po 3 orlaivius kiekvienoje, kad galėtų atakuoti savo taikinius. Tai truko vos kelias minutės, ne 14 minučių. Kadafio palapinė nebuvo pataikyta, buvo pataikyta šalia jos. Tačiau įdomu tai, kad Libijos oro gynyba buvo labai budri ir pasitiko F-111 su tam tikru entuziazmu. Tiek, kad vienas F-111 buvo numuštas, abudu vyrai žuvo, jų kūnai niekada nebuvo rasti. Manau, kad po daugelio metų Libija grąžino dalis lėktuvo. Neatsimenu, kažkas panašaus. Ir antrasis F-111 nusileido Ispanijos rotos bazėje, grįždamas dėl variklio problemų. Bet nebuvo pataikytas. Paprasčiausiai tai buvo variklio problema. Atsiprašau. Tačiau vienas F-111 buvo pataikytas, pilotai katapultavosi, bet jų parašiutai neišsiskleidė. Taigi su kapsule praktiškai atsitrenkė į vandenį.
Bet jie turėjo kapsulę ar iššokamąją sėdynę, nes mano manimu F-111F turėjo iššokamąją sėdynę, o ne kapsulę. Reikėtų tai pasitikrinti, žinai. Patikrink tu, kol aš kalbėsiu. Gerai, prašau. Gerai, taigi, kiek žinoma buvo kapsulė? Kapsulė nebuvo iššokamosios sėdynės. Gerai, suklydau. Vadinasi, buvo kapsulė, yra vaizdo įrašas. Yra pats Rolling Steel vaizdo įrašas F-111 ir jo žavė gelbėjimo kapsulė. O ar F-111F vis dar turėjo tą kapsulę? F versija. Čia nėra nurodyta, pažiūrėkime. Nu, kol kas neįtolis kalbėsiu. Tai abejonių klausimas domanda laik. Atrodo, kad vis dėlto ataka sukėlė apie 40 civilių aukų. Įvairūs nuostoliai. Reikia pasakyti, kad įvairūs nuostoliai buvo padaryti ir dėl ant žemės nukritusių libių naudotų zenitinių sviedinių. Tačiau vis tiek buvo kapsulė. Kapsulė. Viskas gerai. Išmokau dar vieną žodį. Nebepamenu. Gerai, taigi buvo apie 40 aukų. Jei nori, gali parodyti 40 arba 41 puslapį štai. Taigi viskas dar buvo taip. Tai sistema, kuri tikrai buvo pasemusi, tikrai su 60-ųjų dvasia, maniau, kad ją buvo pakeitę naujausioje F-111 versijoje, niekas to nežinojo. Jei gali parodyti 41 puslapį, parodysim keletą PAVE-TEC nuotraukų. Štai ką matė pilotas per PAVE-TEC katodinio vamzdžio ekranėlį. Labai didelė raiška. Tai, ką turime šiandien, palyginus su tuo, yra tikra mokslinė fantastika, žinoma. Tai yra pirmieji žingsniai, netgi dar ne pirmieji. Žinoma, buvo atliktas darbas, kita nuotrauka jums parodys, štai pažiūrėkite į raiškos tipą. Čia pavyzdžiui yra Antonovo transporto lėktuvai, kurie buvo gerai nutaikyti F-111. Man atrodo, kad šie jau baigė savo kelią. Čia yra tada, kai jie pataikė į rusų kilmės Libijos patrulinį laivą, tiesa? Man atrodo, kad taip. Mažai įsitraukta, nu gerai, čia tie Iliušinai, aišku. 3 sunaikinti, 1 apgadintas. Ir tai yra mūšio žalos įvertinimas. SR-71 Blackbird, kurį visi prisimenam kaip nuostabų, tuo metu buvo naudojamas, na žinoma, kam? Kavai virti? Ne, jis buvo naudojamas žvalgybai. Šiuo atveju mūšio žalos įvertinimui, tai yra pamatyti, ką jie sunaikino per atakas. Čia yra nuotrauka iš Beninos oro uosto, kur matyti sudaužyti MiG-23 lėktuvai. Labai svarbus dalykas, nes tai buvo pakankamai pavojingas naikintuvas. Jis buvo laikomas pavojingu ir geriau buvo jį pašalinti. Buvo ir dvigubų tikslų, tai yra ne tik sunaikinti Flogger, bet ir MiG-21 naikintuvus ant žemės, taip pat sraigtasparnius. Tačiau kitoje bazėje, kuri buvo atakuota, toje prie Bengazio pakrantės, buvo angaras, kuriame libiai surinkinėjo MiG lėktuvus. Taip pat ir techninė priežiūra, tiesa. Maksas Pečiota klausia, ar F-111 yra amerikietiškas Tornado? Na, veikiau atvirkščiai, nes F-111 yra iš 6-ojo dešimtmečio, o Tornado sukurtas 7-ajame dešimtmetyje. Taigi iš esmės, bet vis tiek F-105, gerai, tai labai skirtingi lėktuvai. F-111 yra tikrai didelis lėktuvas, tai taktinis bombonešis, beveik regioninis. Tornado ne. Labai skirtingi dalykai. Bet vis tiek tai juokinga, nes Aš sakiau, jis yra Thunder Chief įpėdinis. Pažangesnis, galingesnis, taip, sakykime, kad kintamos geometrijos sparnas tarp 60 ir 80 metų buvo geriausias. Po to atsiranda itin galingi, patikimi varikliai ir to daugiau nebereikia. Kintamos strėliškumo sparnas nebereikalinga. Keičiasi ir taktikos. Žemo aukščio prasiskverbimas dideliu greičiu 10-ajame dešimtmetyje visiškai atsisakomas ir geriau skristi aukštai. Iš tiesų šiandien to nebedaro niekas, tik itin išskirtiniais atvejais. Net ir Tornado turėjo persiorientuoti F-105. Taip, F-111 turėjo gerokai geresnes charakteristikas. Tai buvo daug sudėtingesnis orlaivis. Jis turėjo siaubingai geras charakteristikas, nes įsivaizduokite, F-111 žemoje aukštyje galėjo skristi iki Mach 1,2 greičiu. Tai buvo kažkas siaubingo. Bet kam to reikėjo?
nes po to labai rizikuoji, labai lengvai tampi priešininko priešlėktuvinės gynybos taikiniu. Kaip tikriausiai niekada nebuvo aišku, kas nutiko tam numuštam F-111. Manoma, kad tai buvo raketa Libijoje, bet tai nėra tikra. Ne. Žiūrint į naujausią informaciją, šiandien tai buvo raketa. Daugelis pilotų sakė, kad tuo metu nei vienas kitas lėktuvas negalėjo pasiekti tokio greičio kaip F-111, kai jis skrido maždaug 100 pėdų aukštyje. Taip, jis tam ir buvo sukurtas, jis buvo optimizuotas būtent tam, net ir variklio atžvilgių. Jis turėjo labai problemiškus variklius, giminingus Tomcat TF-30 varikliams, tačiau kai jie veikia pilna galia, jie tikrai traukia stipriai. Gerai, tas juokingas dalykas, apie kurį kalbėjome anksčiau, juokingas įdomus, yra tai, kad iš 18 F-111 tik 4 sugebėjo numest bombas. Taigi, kas yra 25 padauginta iš 4? 8, 4, 8, 12, 16. Netgi mažiau nei 25% sugebėjo numesti savo ginklus. Kiti dėl gedimų ir nesugebėjimo tiksliai nustatyti taikinių. Man atrodo, kad čia prisidėjo ir pilotų nuovargis, nes tam tikrų momentų, žmogiškai žiūrint, jie buvo labai daug skraidę. Kaip Mirko sakė, anksčiau tau drebėjo rankos, galbūt buvai ir šiek tiek pavargęs. Per pirmąjį skrydį virš Gaddafio pirmasis pataikė tiesiai į taikinį. Beje, Gaddafis vos per plauką išvengė mirties, regis maždaug 30 minučių, galbūt ir dėl italų perspėjimų. Jo, kompleksas buvo apgadintas, tai yra namas, bet jis buvo daugiau ar mažiau lauke, o kareivinė. Kiti 3 numetė bombas, bet nepataikė. Kitais atvejais jie taip pat nužudė civilių, apie 20, neatsimenu tiksliai kiek jų buvo. Dažnai, kai juos užpuldavo Libijos priešlėktuvinė gynyba, jie linkdavo numesti krovinį ir pasitraukti. Kai kurie turėjo problemų su valdymo sistema, bet ne tik jie. Taip pat ir korsarai bei Prowler turėjo problemų. Ypač čia, kur turėjome ataką prieš Flogger oro uoste, kai jie turėjo pulti zoną, kur buvo laikomi ir surenkami lėktuvai. Valdymo sistema neveikia. Todėl jie iš esmės turėjo skristi į taikinį iš atminties, vadovaudamiesi vizualiais ženklais, kuriuos buvo išmokę per instruktažą. Taip. Bet žinai, mes vis tiek gyvename gana sudėtingų laikotarpių, tiek evoliucijos, tiek technologijų požiūrių, tai suprantama. Bet įdomu tai, kad operacijos patirtis, šviesios ir tamsios šios operacijos pusės, buvo pamoka amerikiečiams, nes jie suprato tiek gerąją, tiek blogąją prasme, ką reikia tobulinti, bet ir ką jie gali padaryti. Nes ši operacija buvo tikrai išskirtinė būtent valdymo požiūriu. Ir čia turiu tau klausimą. Priklauso, jį pakviečia, jį pasitaiko proga. Esame Kuneo, tai jau netrukus kas 9, jei gerai prisimenu. 6 ar 7, kada yra sekmadienis? Palauk, tuoj pažiūrėsiu. Birželio 7 dieną sekmadienį, Kuneo. Štai, sekmadienį, birželio 7 dieną, Kuneo, paskelbsime apie tai įvairiuose socialiniuose tinkluose, kanale ir panašiai. Bet kokiu atveju, Davide Kačatorė, jeigu gali mums padėti suorganizuoti ką nors Romoje, mes mielai. Gerai, ir pažiūrėkime šios operacijos strateginius rezultatus. Nes dabar atmetus visas operacinės smulkmenas, kaip yra? Kaip sekėsi šaunuolį Marko Marzilli paskutinis 1991 metų išpuolis. Ten buvo ir Williamas Defoe. Man atrodo ypatinga. Štai, matosi, 6 ir 6, kurie skrenda žemai, daro tai, ką turi daryti ten, kur reikia. Tačiau ne polynų keltuvų laidais, nes ten žūsta žmonės. Gerai, strateginiai rezultatai po operacinės dalies, kuri tam tikrų momentų yra įdomi vienaip, strateginiai rezultatai yra įdomus kitaip. Ką parodė operacija Eldorado Canyon? Visų pirma, Jungtinių valstijų galimybės projektuoti galią, kurios priėmė tikrai įspūdingą sprendimą ir šiandien tai patvirtina ir istorija. Jis vėl užstrigo ir net šiandien Amerikos galios projekcijos gebėjimas yra ypač svarbus. Ji tapo vis svarbesnė 10-ame dešimtmetyje. Gaddafijai ši ataka buvo šokas ir simbolinis pralaimėjimas. Tačiau tai nebuvo tragedija. Tačiau jis tikrai gavo smūgį.
nes amerikiečiai parodė, kad gali prasiskverbti pro jo sovietinės kilmės gynybą. O kas čia su MiG-23? Ne, taip, tai 23. Taip. Taip. Štai. Dabar jau retai pamatysi didelį MiG-23. Jau. Vėliau jis taip pat buvo labai kritikuojamas, MiG-27 dar blogesnis, tai buvo tokie lėktuvai. Ir operacija Eldorado Canyon Libijai reiškia taigi smūgį. Ir nuo to momento, sakykime, Kadafis vengė erzinti Ameriką. Toliau, jis supranta, kad Vašingtonas nedvejodamas smogtų Tripolį dar kartą ir kad turėjo neabejotiną oro ir jūrų pranašumą. Andrėjaus Bertolo Italija nesuteikė oro erdvės dėl sudėtingų priežasčių. Aš radau kitokių priežasčių ir prie jų prieisiu, tačiau diskusija vis dar atvira, nes tuo laikotarpiu tarp Jungtinių valstijų ir Italijos buvo nesutarimų. Dabar prie to prieisiu, kaip tik ketinau apie tai kalbėti. Kaip matote, mano vaizdo rodymo galimybės nėra pačios geriausios. Ne, esmė ta, kad jei fonas yra žalias ir lėktuvas yra žalias, žalia spalva automatiškai išnyksta dėl žaliame ekrane naudojamos technologijos. Todėl ir matai tą keistą efektą. Jei pašalinu žalią ekraną, viskas matosi puikiai, nei daugiau, nei mažiau. Tiesiog, kad susidarytum įspūdį, iš tikrųjų visi tie lėktuvai buvo milžiniški. Šio F-14 proporcijos visi šie lėktuvai yra tikrai dideli. Taip, jei juos pastatytum vieną šalia kito, tuo pačiu masteliu jie atrodytų įspūdingai. F-111 turėjau, dar būdamas vaikinas. Palyginus su šiuo jis buvo tikras dinozauras. Jis buvo daug didesnis. Labai gražus, man jį padovanojo draugas. Gerai, taigi iš politinės pusės Jungtinės valstijos siunčia pasauliui stiprią žinią. Tai yra, Jungtinės valstijos nėra pasirengusios toleruoti terorizmą. Ir jos panaudos jėgą, kad tik smogtų remiančiom šalims. Ronaldas Reiganas iš šios situacijos išeina sustiprėjęs įvaizdžio prasme, o visuomenės nuomonė jį palaiko šiuo klausimu. Padarykite paralelę su šiandieną. Padarykite paralelę su paskutinėmis Amerikos intervencijomis. Ir žinot kas? Kitas to laikotarpio veikėjas, Margaret Thatcher, kuri iš šios situacijos išeina sustiprėjusi tik iš dalies. Kai yra jos santykiai su Jungtinėmis valstijomis sustiprėja, o jos įvaizdis tik iš dalies. Nes yra tokių, kurie pritarė ir tokių, kurie nepritarė. O dabar paaiškinsiu, kodėl. Be abejo, geležinė ledi pradeda užsitarnauti Falkondo vardą. Bet ir čia, nes ji nesuka savo daug galvos dėl skrupulų. Reikia smogti teroristams, reikia palaikyti Jungtinės valstijas. Gerai. Tada tai gali patikti arba nepatikti. Žinoma, galim su to sutikti arba nesutikti. O kaip Europa? Taigi visų pirma reikia pasakyti, kad Kadafis Europai buvo meilė ir neapykanta. Genijus ir beprotybė, nes jis mums kėlė baimę dėl terorizmo, nes visi šiek tiek žinojame, kad už terorizmo slypi Libija. Įtarimas buvo. Tačiau jis buvo mūsų šunsnukis, nes su juo verslus darė visa Europa, ypač Italija. Turėjome didelių interesų Libijoje, ypač Italija, bet ir visa Europa, dėl dujų ir naftos devybos. Tai taip pat buvo kalba apie infrastruktūros kūrimą, įmonės, kurios ten dirbo ir panašiai. Taigi dalyvauti šiuose išpuoliuose reiškia atsiverti Libijos terorizmo grėsmei ir prarasti pozicijas tarptautinio verslo požiūrių. Prekyboje, pramonėje, angliavandeniliuose ir panašiai. Todėl Europa elgėsi labai atsargiai. Prancūzija ir Ispanija dėl to atsisakė. Ir dar yra Sovietų sąjunga, kuri buvo labai artima Libijai. Todėl norėta jos neerzinti. Euromisilių krizė nebuvo taip toli, todėl buvo šiek tiek baimės ir dėl ryšių tarp Kadafio ir Sovietų sąjungos, kurių negalima pamiršti. François Mitterrandas Prancūzijoje turėjo dar ypatingesnę poziciją, nes Prancūzija norėjo atsiriboti nuo Amerikos užsienio politikos. Todėl
Jis norėjo būti savarankiškas, nenorėjo tiesiog sekti paskui kitus. Be to, Prancūzija turėjo stiprią įtaką Šiaurės Afrikoje, labiau nei šiandien, todėl nenorėjo pernelyg susipykti su šiuo pasaulio regionu. Javelin pusė? Ar aš tai praleidau? Lėktuvo efektas Felice Kakamui. Kuris turėjo per matomumą ant katiliuko, apkrautas. F111 vis tiek turėjo ypatingą formą. Kadangi esu pakankamai vyresnis, labai vertinu tokias formas. Žinau, kad esu šiek tiek senamadiškas. O Ispanija? Sakyk. Prieš tęsiant primenu, kas remia šio vakaro transliacijas. Tai žinoma yra NordVPN, kuri šiuo metu yra pažangiausia VPN. Nes ji taip pat integravo naujos kartos antivirusinę programą. Tai yra antivirusinė paremta dirbtiniu intelektu. Todėl verta galvoti apie NordVPN ne tik kaip apie įrankį, bet ir kaip apie skydą jūsų skaitmeniniam gyvenimui. Visapusiška ir itin intuityvi apsauga. Viskas vienoje programėlėje ir su viena prenumerata. Mūsų naujos kartos antivirusinė integruota su VPN yra puikus palydovas naršant internete. Kartu jūs turite galingą barjerą prieš internetinės grėsmes, kurios gali pasibelsti į jūsų duris. Apsauga nuo sukčiavimo, apsauga nuo phishingo, blokuoja apgaulingas svetainės, įtartinas nuorodas, apsauga nuo kenkėjiškų programų, nes taip pat tikrina jūsų atsisiunčiamus failus ir blokuoja kenkėjiškas programas dar prieš joms pradedant veikti. Apsauga nuo sekimo, nes žinoma jūs apsaugo nuo įkyrių reklamų ir svarbiausia, įspėja, jei gaunamas skambutis gali būti sukčiavimo skambutis. Pagerinkite savo apsaugą internete su visapusiška saugumo programėle. Be to, čia Parabellum kanale su kodu, kurį rasite pokalbį ir aprašyme, gaunate išskirtinį NordVPN pasiūlymą su 4 papildomais mėnesiais. Taip pat galite ją išbandyti su 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Jei nepatiks, galėsite ją atsisakyti. Jei naudosite čia esantį QR kodą, jums net reikės spausti nuorodos. Tiesiog nuskenuokite ir eikite. Ir svarbiausia, jūs palaikote kanalą ir mūsų darbą. Apsaugote save ir mus palaikote. Tai naudinga visiems. Kad tai būtų. Bet kas po mėnesio ją grąžina? Visi pasilieka. Baikit nesąmonį. Kodėl turėtų? Ispanija 80 metais buvo ypatingoj situacijai. Ar prisimenat, kad buvo Ispanijos Kaudilio režimas? Jis buvo žlugęs jau prieš keletą metų. 1982 metais Ispanija įstojo į NATO, bet šalis vis dar buvo labai susiskaldžiusi, labai suskaidyta. Jie labai bijojo terorizmo. Ir ypač bijojo tapti militaristinę valstybę, palaikyti militaristinę politiką. Jie jau buvo tai patyrę, sakykime, jie jau buvo per tai perėję. Taip, žinai, Franciskas Frankas vis dėlto Ispanijos įstojimas į NATO buvo lydimas daugybės ginčų. Ispanija buvo tikrai sunkioje situacijoje. O Sovietų sąjunga, žinoma, Sovietų sąjunga pasmerkė reidą, kaltina Vašingtono tarptautinės teisės pažeidimu. Žinoma, ir jungtinėse tautose kyla didelis triukšmas, bet kogi daugiau tikėtis. Tačiau tuo viskas ir pasibaigė. Generolo Kapitini griežto protesto nota, nes 1986 metais Sovietų sąjunga neišgyvena gerų laikų. Tuo metu valdžioje jau yra Gorbačiovas, o prieš jį buvo 2 trumpi Andropovo ir Černenko valdymo laikotarpį. Jis pradeda galvoti apie Sovietų sąjungos evoliuciją, apie pokyčius. Ir jis nenori pradėti diskusijų apie Libiją, todėl daro tik tiek, kiek reikia, bet nesijama jokių veiksmų. Kas nutinka po 1986 po Dorado Canyon? Nutinka tai, kad Libija ir toliau išlieka. Štai pavyzdžiui, tai buvo nuotrauka iš situacijų kambario. Pažiūrėkit į televizorių. Ar dar buvo juodai balta? Ne, jau buvo spalvota. Bet aš prisimenu savo senelių televizorių, kur reikėdavo atsistoti ir pirštu perjungti kanalus. 6 kanalai. Taigi tai tikrai buvo visiškai kitas pasaulis. Net ir baldai buvo kitokie. Tada viduje visi rūkė kaip pašėlę. Tai buvo visiškai kitas laikmetis, pono. Šiek tiek nostalgijos, šiek tiek ilgesio. Tačiau ne dėl visko.
Gerai, tačiau po 1986-ųjų Libija ir toliau remia tarptautinį terorizmą. Ar prisimenate Lockerbie, tą Lockerbie išpuolį? Penam skrydis numeris 103 sprogo virš Škotijos 1988 gruodį. Taigi Libijos finansuojami teroristiniai tinklai vis dar buvo aktyvūs. 9-ame dešimtmetyje Libija ginklavo bet ką. Tai tikrai buvo valstybė atskalūnė, tikra banditų valstybė, jie buvo panašus į Šiaurės Koreją. Bet net ir ten. Bet tais metais, tai suprantama, pasirodo filmas Delta Force su galbūt Norrisas, kuris kaip tyčia yra įkvėptas būtent tokių situacijų, lėktuvų užgrobimai, terorizmas ir panašiai. Čekas Norrisas, kurio jau nebėra tarp mūsų. Visada geriausiai išeina pirmieji. O blogiausiai visada lieka čia. Ir vienas iš jų man dabar ateina į galvą. Ne, kaip sako Badūnė, ne Čekas Norrisas mirė, o jam tiesiog prireikė pagalbos. Ačiū. Kartą girdėjau posakį, kad mėsa liūdna ir jos nepaima net Kristus. Gerai. 88-aisiais vėl imamės veiksmų, nes po Okerbio įvykio Jungtinės valstijos pradeda kaltinti Libiją, kad ji dirba prie cheminio ginklo gamybos. Mėgintuvėlis. Mėgintuvėlis yra tarp mūsų gyvena ir kovoja kartu su mumis. Ne, taip toli nenueinama. Tačiau nutinka taip, kad Gaddafis nėra tas, kuris pasiduoda. Gaddafis sako, kad jei Jungtinės valstijos bando, jis atsako. Taigi yra tam tikra įtampa, net Gaddafis nepasiduoda Jungtinių valstijų grasinimams. Ir vėl, 1989 metais lėktuvnešis Kennedys priartėja prie Libijos krantų tarptautiniuose vandenyse. Atskrenda 2 MiG-23, o F-14 juos vėl numuša. Taigi 8-ame dešimtmetyje F-14 Viduržemio jūroje turėjo ką veikti. Iš tiesų Top Gun prasideda sakiniu kažkur Viduržemio jūroje. Jie gausiai rėmėsi tikra istorija ir daugybė tikrų dalykų, taip pat ir F-14, įskaitant jo trūkumus. Iš tiesų, filme jie sugalvoja garsųjį MiG-20, kas jis buvo, 25 ar 27, 8 tūkstančiai tų garsiųjų MiG 2527. MiG-28. MiG-28, kuris niekada neegzistavo. Smagu galėti sukurti daugiau ar mažiau tokį patį savo vaizdą. Turėtum juos taip pat sudėti vieną ant kito, kai jie užsiema tarptautinę diplomatiją. Taip. Apverstas skrydis, ar ne? Štai taip. Bet mes tikrai esame labai neprofesionalūs, kai darome tokius dalykus. Ne, tu esi labai profesionalus, nėra nieko profesionalesnė. Ne, tu tik juokiesi. Ir tu gali, aš padariau kelias, galiu pasakyti, privačias konferencijas su tais iš ESBO. Ir ką jie daro, jie labai daug naudoja tiek modelius, tiek, žinoma, vadovus, kad atpažintų atskiras transporto priemonės. Ir iš tikrųjų naudinga juos visada turėti po ranka, nes tada atpažįsti dalykus. Kadangi šiandienos modeliai jau yra absoliutaus detalumo lygio, netgi kabina viduje, jei reikia greitai atpažinti, patikėk, turėti juos prieš akis labai padeda. Nuotraukos ir modeliai, netgi tam, kad atpažintum siluetus iš toli, yra naudojami net ir kariškių. Tinka? Buvo Šveicarijos kariuomenė, susiraskite vaizdo įrašą, nes tai labai įdomu. Itin primityvus kompiuteris tankistams sukurtas Šveicarijos kariuomenės, kur iš esmės tu buvai viduje modelio su kamera, makete ir judėjai. Ir buvai kabinoje. Ir kabina iš esmės imitavo tankų judesius. Viskas buvo padaryta makete. Ir vis dar yra šis muziejus Šveicarijoje. Šis tankų simuliatorius Šveicarijoje padarytas iš plastiko su modeliu, tai yra 8-ojo dešimtmečio dalykas. Štai, bet juk tai jie ir turėjo. Nebuvo tokios elektronikos, kokią turime mes, tokių simuliacinių sistemų, kokias turime mes. Simuliatoriai 8-ame dešimtmetyje. Supratau, kad jie buvo pripratę prie Apache, ugnies lietaus ir panašių dalykų ir taip toliau. Bet 8-ame dešimtmetyje jie darė šios dalykus, kurie šiandien atrodo neįtikėtini, pagalvojus apie tai, pažiūrėkite, štai tokius dalykus jie darė 7-ame dešimtmetyje. Čia yra tankistas viduje transporto priemonės, kuri iš tikrųjų juda beveik ant milžiniško maketo, kuris simuliuoja viską, kas yra aplinkui.
Taigi siluetai tų, į kuriuos iššaudo ir panašiai, yra visi modeliai, nes jie atitinka modelio matymo lauką. Bet kaip šaunu, kokie išradingumas? Tai yra tankisto matymo laukas modelyje. Tai nėra kažkas, kam verta išleisti pinigus. Nežinau. Padariau dioramą. Tai diorama, kur tu judi modelio perspektyvą, iš esmės. Bet ar pagalvoji, kad šiandien skraidoma mažiau? Viską darome mažiau. Viską darome kompiuteriu. Viskas šalčiau. Mes jau net nebekuriame lėktuvų, leisdami jiems skristi. Taip yra todėl, kad yra skaičiuojamoji skysčių dinamika, kuri leidžia pamatyti, kaip orlaivio aerodinamika elgiasi ekrane. Na, bet viskas sudėtinga. Bet matai, kaip mes pamažu tobulėjome. Gerai, baigiu 1989 metų temą. Ir tada pereisime prie šiek tiek įdomesnių temų. Taigi, sustojame čia. 1989-aisiais įvyko šis susidūrimas. 2 MiG-23 numušti Tomketų. Ir čia sustojame, nes esame 1989-aisiais. 1989 m. lapkričio 9 d. Aš vis dar prisimenu, kaip per televiziją rodė žmonės, kurie su kūjais daužė sieną ir klausdavo, kodėl, ką jums padarė ši siena. Buvau vaikas, nesupratau. O šaltasis karas baigėsi. Kadafis lieka politiškai izoliuotas, nes nebeturi savo sovietinio globėjo. Jis praranda didžiąją dalį politinės, strateginės ir karinės paramos, kurią turėjo 8 ir 9 dešimtmečiuose. Ir atitinkamai atvira konfrontacija su Jungtinėmis valstijomis sumažėja. Ten, kaip matysi, Egiptas pradeda keisti savo alijansus apskritai, nes nebelieka tos sovietinės paramos visapusiškos ir nuolatinės. Žinoma. Tačiau kitame puslapyje užduodame savo klausimą. Įvardyjame dramblį kambaryje. Nes čia kartais matydavau, kad buvo paliekami komentarai ir daugelis kalbėjo apie galimą perspėjimą. Taigi klausimas, ar Libija buvo perspėta, ar Kadafis buvo perspėtas? Taigi klausimas yra prasmingas, nes Kadafis paliko savo kompleksą vos keliomis minutėmis, maždaug pusvalandžių prieš ataką, o Libijos oro gynyba buvo labai aktyvi. Tiek, kad vienas F-111 buvo numuštas. Taigi, Ne pirmame etape. Pirmame etape jie buvo užklupti netikėtai. Per pirmasis 2 bangas su AGM-88 ir 45 jie buvo užklupti netikėtai. Tai yra taip pat buvo komunikacijos problemų. Pavyzdžiui, Bengacio pusėje jie buvo budrus, bet tarpusavėje nesusisiekė. Kažkas panašaus. Todėl jie nespėjo jungti radarų, kol juos nuslopino. Tačiau tu kalbi apie karinio jūrų laivyno atakos etapą, kuris praėjo gana gerai, nepaisant problemų. Bet kai atvyko F-111, jie pateko į apšaudymą. Kai jie atvyko vėliau, žinoma, jie gudriai nenaudojo visko, nes dauguma jų buvo jau nuslopinti per pirmąją bangą. Per pirmąją bangą. Be to, jie atakavo iš dykumos, tai yra jie nepuolė iš jūros. Buvo ir kitų atvejų. Ne, dauguma atvyko iš jūros. Ir tik vienintelis puolimas, man atrodo, kad 6 atvyko iš pietų ir būtent jie bombardavo oro uostą. Taip, teisingai. Jie bandė juos numalšinti. L-76. Taip, jie bandė ir iš dalies jiems pavyko. Tačiau klausimas yra pagrįstas. Ir tada taip pat tiesa, kad puolimo šiek tiek buvo tikėtasi. Tai yra buvo tikimasi kažkokio amerikiečių veiksmo, logiškai mąstant, ar ne? Be to, Libijos oro gynybos pajėgos buvo parengtie. Kaip ir šiandien vos tik jie atvyko į Angliją, ten jau buvo anglų spauda. Italų spauda domėjosi Viduržemio jūros oro uostais. Viduržemio jūroje buvo rusų eskadrinių minininkų. Jie galėjo ką nors pamatyti. Buvo visko. Taigi tai labai įmanoma, tai labai logiška ir čia nėra jokios sąmokslo teorijos. Yra visi elementai, dėl kurių jie buvo pastebėti, juolab, kad jų buvo daug. Kalbame apie 28 plus 28 orlaivius, tarp jų ir degalų papildymo lėktuvus didelius. Ir jie artėjo prie Maltos. Malta yra pačiame Viduržemio jūros viduryje. Norime, šie dalykai nėra nematomi. Ar tikrai norime tikėti, kad niekas nieko nepastebėjo, kad nebuvo jokios komunikacijos? Nubaikit. Ir tada yra Italija. Ir čia yra pati prieštaringiausia teorija. Nes jau dešimtmečius sklando hipotezė, kad kai kurie Italijos sluoksniai būtų įspėję Kadafį. Galbūt netgi buvo kraksis skambutis Kadafiui. Hipotezių yra daug.
Kiek man žinoma, dokumentuotų įrodymų nėra. Yra pareiškimų, yra daug dalykų, bet kiek aš žinau, tikrumo nėra. Be to, būčiau laimingas, jei klyščiau. Nes kodėl Italija būtų perspėjusi Kadafį? Ir čia tai turėjo prasme. Nes buvo baimė destabilizuoti Viduržemio jūrą, buvo baimė, kad Italija bus laikoma kolaborante. Ir todėl tai galėjo pakenkti mūsų pramoniniams santykiams, ekonominiams ryšiams ir panašiai. Baimė dėl terorizmo Italijoje, energetiniai interesai Libijoje, ENI. Gerai? Tada dar buvo santykiai su Jungtinėmis valstijomis, kurie nebuvo labai idiliški, nes nuo Achille Lauro užgrobimo laikų, Sigonelos konflikto ir panašiai, kada tai buvo. Vėliau paaiškėjo, kad jis aukojo socialistams ir įvairioms organizacijoms Pietų Amerikoje. Dėl to jis buvo įsitraukęs į paramą, bet ne tik jis vienas. Jei grįžtume dar toliau, yra ENI įsitraukimas per Matei Alžyre ir panašiai. Tai yra, mes visada stengiamės toleruoti, sakykime, problemas Libijoje ir panašiai, stengti šiek tiek pakengti prancūzų interesams, kurie galėjo susikirsti su mūsų interesais. Ir tikrai ta mintis, kurie atėjo Amerikai, kad jie nuvers Kadafį, kuris taip buvo šiek tiek pamišęs, bet jis tiek buvo suvaldomas, nes iš tikrųjų, sakykime, jis neturėjo tikrų galimybių kažin ką padaryti. Ir kad vis tiek vienaip ar kitaip buvo mainai, tiek ekonominiai, tiek kultūriniai. Libijoje buvo daug italų kalbos mokyklų, daugelis jų atvykdavo studijuoti į Italiją, ypač mediciną. Žinoma. Visa tai turėjo prasme. Tai yra, mes nenorim užsiimti nei sąmokslo teorijomis, nei ieškoti paslėptų prasmių. Tačiau, jei pagalvosime, jei Kadafis būtų žuvęs, arba jei amerikiečių ataka būtų buvusi pernelyg sėkminga ir Kadafis būtų nuverstas, ar tik nebūtų taip, kad Italijos interesai būtų buvę per daug stipriai pažeisti? Ar prisimenate 2011-osius, kai prancūzams ir anglams kilo ši puikiai idėja nuversti Kadafį su amerikiečių pagalba? Italija, žinoma, tam prieštaravo, bet ne todėl, kad Kadafis buvo geras. Kadafis buvo toks, koks buvo, jo režimai. Bet jis jau buvo senas, jau atvykdavo ir į Italiją su vizitais, tai yra Kadafis. Jie jau tikrai norėjo jį pašalinti, tinkamas laikotarpis buvo 7-8 dešimtmečiai, o pašalino jį tik 2011-aisiais, kai jau buvo aišku, kad per daugiausiai 10 metų jau vis tiek nebebūtų. Dėl natūralių priežasčių tai nelabai turėjo prasmės, jie pašalino, atidarė Pandoros skrynią, su Libijos klausimu beje dar viena kalba, nueikite ir pasižiūrėkite. Mes surengėme tiesioginę transliaciją su pulkininku Stirbė, kuris rūpinosi taikinių parinkimu Libijoje. Ir su Markuci, ir jis sako, aš atlikau savo darbą, bet kai paklausiau, bandau prisiminti, ką sakė pulkininkas Stirbė. Stirbė sakė, aš atlikau savo darbą, bet kai vėliau paklausėme, ar yra planas po to, mums atsakė tylėjimu. Kaip ir su Iraku 2003 metais. Pergalė nelabai. Beje, mes esame labai svarbus, nes italai vis tiek turėjo Libijos bylą ir daug geriau nei visi kiti išmanė situaciją Libijoje. Taip pat, todėl kad visada stengiame žaisti diplomatiškai, be per didelės arogancijos, visada ieškodami kompromiso. Tai kartoju, gali patikti arba nepatikti. Tačiau faktas tas, kad Libija ir Italija, nepaisant visų Kadafio trūkumų, kaip ir sakei, sugebėjo kelis dešimtmečius palaikyti padorius santykius. Sudėtinga pusiausvyra. Pusiausvyra, kuri gali nepatikti, gali būti neideali. Nesakau priešingai, bet galbūt taip ir turėjo būti. Štai, Libijos atsakomieji veiksmai buvo susiję su raketomis, kurios galbūt buvo perkelti per jūrą beje. Tai galbūt buvo perspėjimas. Būkite atsargus, mums pasakė. Štai, viskas. Tačiau Kadafis niekada neturėjo rimtų ketinimų, nei rimtai pulti Italiją, nei daryti kažką ypatingo. Jis tiesiog neturėjo tam jokių galimybių. Taigi viskas tik spėlionės. Kita spėlionė. Ar Jungtinės valstijos norėjo nužudyti Kadafį? Taip ar ne? Oficiali versija? Ne. Tai visada buvo paneigta. Tačiau jei jis būtų likęs, galbūt. Taigi, pirmasis taikinys, atkreipkite dėmesį, taikinių eilės tvarka yra svarbi. Pirmasis taikinys buvo kompleksas, kuriame Kadafis gyveno ir vadovavo. Šalia palapinės. Jei pirmiausia atakuoju tą, ne, jie nežinojo, kad jis buvo toj palapinėje. Jie manė, kad jis buvo, pasirodė, kad jis persikėlė.
nes niekada nežinai, kurioje palapinėje jis bus. Žinai, kaip jis žaisdavo, tarsi žaistų 3 kortų žaidimą. Žinai, man atrodo įtartina, kai pirmasis taikinys tu atakuoji būstinę, kurioje žinai, kad jis yra, ir tai yra pats pirmas taikinys, todėl duodi daug mažiau įspėjimo nei viskam, ką darysi vėliau. Mano manimo, taikinių prioritetai, jie sakydavo, na, jei jis vis tiek būtų miręs, jiems nebūtų buvę gaila. Ne, būtent. Tai kaipgi praėjo ši Eldorado Canyon operacija? Apibendrinant, tai istorija be tikros laimingos pabaigos. Praėjo visai neblogai. Be tikros laimingos pabaigos. Be to buvo civilių aukų, pataikyta ne į visus taikinius ir panašiai. Tačiau ši operacija turėjo daug pirmumų ir labai pasitarnavo ateičiai. Taigi visų pirma, tai buvo pirmoji JAV karinių oro pajėgų kovinė misija nuo Vietnamo laikų. Dėl to jinai buvo vykdoma užsienio šalyje, Didžiojoje Britanijoje, nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. F-111F naudojo PAVTAK šią taikymo sistemą pirmą kartą su įvairiais rezultatais. Bet kartoju, pagalvokime ir apie 10 000 km trukusią misiją. Įgulų nuovargį, pilotavimo sunkumus, nes pilotuoti F-111 nėra tas pats, kas pilotuoti šiuolaikinį mūsų laikų orlaivį. Vienas iš nedaugelio EF-111 Raven elektroninio karo lėktuvo panaudojimų kovinėse operacijose. O kalbant apie JAV karinio jūrų laivyno aviaciją, daugybė pirmųjų kartų. Visų pirma, gerai, Tomcatai tikrai pasistengė, bet pirmasis F-18 panaudojamas kovinėse operacijose, kuris turėjo būti JAV karinio jūrų laivyno aukšto ir žemo lygio derinio dalis. Tomcat buvo aukštoji dalis, o F-18 žemoji. Pažiūrėkite, šiandien F-18 yra patobulintas, jis yra pagrindinis JAV karinio jūrų laivyno darbinis arklys ir veikia kartu su F-35, kuris atlieka visiškai kitokias užduotis, F-35C ir B. Taigi yra ir tai. Tai yra AGM-88 HARM antiradiacinės raketos debiutas. Visą šį įrangą mums dar pasikartos, kokia graži nuotrauka. Ja matysime 10-ame dešimtmetyje, 2000-aisiais ir iš dalies net šiandien su tam tikra evoliucija. Daug kas buvo pakartota ir Persijos įlankos kare 1990 metais iš to, kas buvo padaryta čia. F-111 orlaivis buvo labai patobulintas. Jo taikymo sistema, ginklai šiek tiek pagerėjo. Ir svarbiausia buvo matyti, koks veiksmingas gali būti oro pajėgų įrankis oro gale, jei ji tinkamai panaudojama. Technologiniu požiūriu dar buvo daug ką nuveikti. 1991-aisiais, kartoju, buvo panaudota, manau, mažiau nei 10% valdomų ginklų. Tačiau šiandien tai beveik visiškai, jau 1999-aisiais Kosovo kare tai buvo beveik visiškai. Šiandien tai jau visuotina, išskyrus labai ypatingas situacijas. Taigi daug elektroninės kovos, valdomų ginklų, kurie atsiras ir bus patvirtinti vėlesniuose karuose. Ir tada Jungtinių valstijų pasaulinės galios projekcijos pajėgumas, nes šis 10 000 km atstumas, gerai ar blogai, patiko ar nepatiko, su visais sunkumais vis dėlto pažymėjo veikimo būdą. Ir čia šiuo momentu Mirko sako, Bet paralelinės yra įrašas. Taip, nes problema nėra atitraukti 5000 vyrų iš Vokietijos. Ne, palauk, jie grįžo į Lenkiją, aš jau nieko nebesuprantu. Bazės yra svarbiausias dalykas. Jungtinės valstijos visame pasaulyje turi daugiau nei 700 bazių. Aš to nežinojau, tai tyrimas, kurį neseniai aptikau. Na, sakau, bazės kartais jos būna tik paprasti sandėliai, sakykime, tas skaičius šiek tiek perdėtas. Žinoma, bet jų vis tiek daug. Ir Europoje jos yra labai svarbios, nes tai, kas vyksta Irane, neįmanoma be europinių bazių. To nepadarysi, jei negalėsi skristi virš Europos. Ir todėl, kai jie sako, Europa yra parazitas, ji mums nepadeda, aš jau laimėjau, tai ką man jos reikia? Gerai, ir šito nesuprato. Dėmesio, nes visa tai yra tik retorika. O mes esame pabaigoje. Ne, Leo. Jei suskaičiuosime, kiek orlaivių jie naudojo. 3 lėktuvnešiai. Taip pat technologija, kuri ką tik buvo pasirodžiusi. Jie sunaikino 4 Iljushin. Vieną apgadino šiek tiek baterijų, SAM radarų, šiaip kelias barakas, kareivines ir panašiai. Taktiškai jie laimėjo, nes galiausiai prarado tik 1 lėktuvą ir 2 pilotus.
dar dėl kapsulės poveikio, bet strategiškai visiškai ne. Jie nepašalino diktatoriaus, o Kadafis nepasidavė terorizmo klausimu. Priešingai, jis nusprendė dar labiau eskaluoti cheminių ginklų klausimą. Man tai primena kažką neseniai įvykusio. Kalbant apie taktinę pergalę, vis tiek lyginant su simetriniu karu, kurį taip pat vykdė Kadafis. Neapsigaudinėkime, problemų nekėlė OF-4 Scud raketos, nei Libių midai, kurie skraidė. Problema buvo parama, kurią jis teikė kitoms veikloms. Jis rėmė kitus, versdamas rizikuoti juos, o nerizikuodamas savo. Taigi galiausiai matyti, kad valdymo lygmenyje, nepaisant to meto naujos technologijos problemų, vos tik ją pritaikius, viskas veikė. Kaina buvo neproporcingai didelė, palyginti su tuo, ką jie gavo. Kalnai gimdė, gimė pelė. Aš čia matau ir tam tikrų strategijų, taktikų bei naujų ginklų sistemų patvirtinimą. Tai kartais daroma, Jungtinės valstijos taip daro. Tai, ką šiek tiek matėme Venesueloje, matėme Irane, aš tai sakiau nuo pat pradžių, tai, kas įvyko Venesueloje, tai bus naudinga patvirtinti. Kai kas buvo mažesnių mastų, kai kurie eksperimentai, taip pat su dronais ir panašiai. Vėliau tai bus pritaikyta kitoje pusėje. Kodėl Irane jie naudoja tikslaus smūgio raketas PRISM pirmą kartą operacinėme panaudojime? Ar manai, kad jos tokios svarbios? Ne, jie turi pamatyti, kaip jos veikia. Jie turi įvertinti, tai yra bandomieji arba žvalgybiniai šūviai, kuriuos jie atlieka. Nesakau, kad tai teisinga, nesakau, kad tai gražu, bet tai neturėtų mūsų stebinti. Manau, kad viską pasakiau, nežinau, ar ko nors nepamiršau. Tai labai pasikeitė nuo tų laikų. Ta prasme, kad anksčiau, jei skrisdamas per Biskajos įlanką, galėdavai pasiekti tikslą nepastebėtas, o šiandien su dabartinėmis technologijomis yra daug daugiau eismo, todėl būtum labai greitai pastebėtas. Tai yra OSINT pasaulis, kai tik jie paliko Angliją, jau kas valandą tave sektų ir tiksliai žinotų, kur esi. Dominikis. Tokio tipo operacija šiandien yra neįsivaizduojama. Nebent atskristum iš Ramiojo ar Atlanto vandenyno, kur tavęs nematė. Tavęs nematė, šiek tiek japoniškai, kaip į Pearl Harborą, kad būtų aiškiau. Šiandien net ir gerai suorganizuota operacija kaip ši, tu pamatai iš anksto. Nebent padarytum kaip Midnight Hammer 2025-aisiais, kai Jungtinės valstijos pakėlė B2 bombonešius bombarduoti Irano branduolinių objektų Natanz ir Fordow, kurie buvo sunaikinti. Jie nebuvo sunaikinti? Jie nebuvo sunaikinti. Ir buvo sakyta, kad jie buvo sunaikinti, bet jie nebuvo. Jie pakilo iš Jungtinių valstijų su apgaulinga, klaidinančia misija. Skrido link Ramiojo vandenyno, todėl visi manė, kad tai buvo labai gerai atlikta misija. Ne, bet jie yra nematomi ir reikia pataikyti tik į 2 taikinius. Jei nori vykdyti tokią kampaniją, yra šimtai trauktų orlaivių, jų nepavyks paslėpti. Ne. Ne, eini tiesiai ir darai tai, ką turi padaryti. Irano kampanija vyko daugiau ar mažiau taip, ar ne? Juk dabar jau supratome, kaip veikia šios oro strategijos. Stengiamasi sutelkti visus efektus, visus veiksmus vienu metu vieningai. Bet kokiu atveju... Tai buvo valdoma tuo pačiu metu, jeigu neklystu, per trumpą laiko tarpą. Nežinau, Paskutinis pastebėjimas, kuris mano nuomonė yra pats svarbiausias. Kodėl norėjome čia kalbėti apie šią istoriją? Nes tai parodo, kokias didelis išteklių sąnaudos turi būti. Europoje nėra bazių. Ir vis tiek jie naudojo bazę, nes tai buvo Lakehead bazė Anglijoje. Įsivaizduokit, jei nebūtų nieko, jokios. Viską turi daryti tik su degalų papildymo lėktuvais ir viską tik su... Pamirkite 27 degalų papildymo lėktuvus 2021 metų bombonešių. Įsivaizduokite dabar padaryti kažką panašaus. Pamirškite 2 lėktuvnešius puolimui prieš Airiją. Reikia 6, 8. Jei atsižvelgsite į tai, kad 5 dalyvavo Persijos įlankos kare. Taigi šios istorijos pamokos turėtų prisiminti ypač komentatoriai. Vienas iš pavyzdžių tai, kas neseniai nutiko Krosetui. Ir todėl čia nebuvo tas pats dalykas. Mes atsisakėme suteikti bazės, nes galėjome tai padaryti. Nebuvo jokio ginčo. Yra precedento, nes mes nustatėme santykius ir naudojimo taisyklės. Todėl niekada nesuprantu šių ginčų. Pakanka pažiūrėti į ankstesnius atvejus.
Antra, atėmus bazės ir paramą, amerikiečiams teks kažką sugalvoti. Ir tas kažkas kainuoja daug. Ir pagalvokite, kad tai buvo, kabutėse, maža operacija, šiek tiek eksperimentinė, šiek tiek ir tam, kad pamatytų, kaip viskas veiktų, prieš taikinį, apie kurį buvo žinoma, kad jis nesipriešins kažin kaip stipriai. Tai turėjo būti demonstracinis veiksmas. Sunaikinu teroristų bazės. Gerai. Kadangi jau esu čia, išvalau ir karinę dalį. Gerai. Jei Kadafis liks, susitaikysiu su tuo. Kaip sakėme, kol tu buvai atsijungęs iš pradžių, šiai operacijai turėjo būti skirti 6 lėktuvai. 6 F-111. Jų tapo kartu su atsarginiais ir pagrindiniais 28. Reikalas išaugo. Išaugo ir todėl, kad suprato, jog nebus daug netikėtumo ir įtraukus JAF laivyną, beje, JAF laivynas sakė, kad galėtų tą operaciją atlikti vienas, jam nereikėjo F-111 JAF oro pajėgų. Jie būtų tai padarę geriau vieni. Tačiau taikinio žymėjimą tuo metu su PAVTAK turėjo tik jie. Tai visiškai kitas pasaulis. Primenu, kad 1991 Persijos įlankos karo metu Britų tornado neturėjo lazerinio žymeklio, jie numesdavo lazerių valdomas bombas, kas žymėjo taikinį. Buccaneer. Lėktuvas, kurį pažįstame tik 3 žmonės. Senesnis už mane, senas kaip mes visi kartu sudėjus, bet jis turėjo lazerinį žymeklį. Ir tai buvo tikrai gera pamoka, nes ji buvo naudinga visiems. A10 neturėjo lazerinio žymeklio, jis turėjo lazerio imtuvą, o kažkas kitas nukreipdavo lazerį į taikinį, kad galėtume numesti lazerių valdomas bombas. Taip ir yra. Ir kažkas klausia, kodėl toks absurdas? Nes dabar mes esame 2026-aisiais, o tie dalykai yra iš 7-8 dešimtmečio. Su visa pagarba, nes ir aš esu senas, bet pasaulis pasikeitė. Taigi, ponai, manau, kad viską pasakėme. Tikiuosi, ši istorijos pamoka daugeliui šiek tiek paaiškins. Ačiū. Kalbant apie amerikiečių pasakojimą, atsisveikiname ir dėkojame, bet nemanau, kad tai visiškai tiesa. Tai yra pavyzdinė pamoka, lygiai kaip anuomet ir čia dabar bandomi nauji ginklai. Taigi, dalykai nelabai keičiasi. Galiausiai tas trumpas vadinamosios taikos laikotarpis, kurį turėjome nuo 90-ųjų iki 2000-ųjų, jei priimsime kai kuriuos vietinius karus arba labai toli nuo mūsų vykstančius konfliktus, suprasime, kad iš tikrųjų tai, ką dabar išgyvename, nesiskiria nuo to, kas vyko 1986-aisiais. Tai. Mastelis kitoks, bet esmė ta pati. Mastelis ir įsitraukimas yra kitoks, nes dabar žinome absoliučiai visas detalės apie tai, kas įvyko, netgi įvairių pilotų šaukiniai ar žinutės, kurias jie siuntė šios misijos metu. Tačiau 1986-aisiais žmonės žinojo labai mažai informacijos. Jie žinojo, kad amerikiečiai užpuolė Libiją po to, kai tai įvyko, ir nieko nežinojo apie padaryto žalos vertinimą. Jie žinojo, kas prarado vieną lėktuvą, kas prarado kitą, nes visi tylėjo, nieko nesakė. Nebuvo OSINT šaltinių, nebuvo viešai prieinamų palydovinių nuotraukų, kurias būtų galima nusipirkti. Taigi, šiandien mes turime nepriklausomą galimybę stebėti šios konfliktus, o tuo metu viską tiesiog valdė 2 propagandos, nei daugiau, nei mažiau. Taip, tai visiška tiesa. Taigi, tas pats dalykas, bet mano nuomonė, visuomenė įgijo daug daugiau gebėjimų sekti įvykius. Mobilusis telefonas, tiesiog kažkas filmuoja. Libietis 1986-aisiais. Jei būtų turėjęs šiandieninį mobilųjį telefoną, tikriausiai būtų nufilmavęs įvairius bombardavimus, civilių žūtis ir panašius dalykus. Taip, 1991 Persijos įlankos karas mums parodė karą tiesiogiai. Vis tiek šiek tiek prisimename, kai Emilijus Fede pasakė, jie užpuolė ir matėsi prieš lėktuvinės gynybos šūviai, viskas buvo tiesiogiai per televiziją, bet paprastas žmogus negalėjo įsitraukti. 1991 mobilių telefonų nebuvo. Buvo bunteriai viešbutyje Irakas, prisimenu su naktinio matymo prietaisu, kai matėsi šviesos pėdsakai. 1999 jau buvo kitaip, kai buvo numuštas tas garsusis F-117,
Aišku, buvo pranešta. Tuo metu buvo pirmieji mobilieji telefonai. Patys pirmieji buvo StarTAC, buvo Panasonic, kurį reklamavo Megan Gailė, kurį daugelis iš jūsų prisimena, tikri žvėrys. Ir jau tada buvo lengviau keistis informaciją, bet jokių nuotraukų, jokių vaizdo įrašų. O paskui viskas vystėsi toliau. 1991 Persijos įlankos karas. 1991 eisiais viską pradėjo. Tada atsirado tarpininkų pašalinimas. Ir štai tai yra procesas, kurį mes dabar išgyvename. Taigi ačiū visiems, ačiū Leonardui Lanzarai. Apie šią operaciją verta pagalvoti, ieškokite ir daugiau detalių, nes galima gilintis tikrai be galo. YouTube yra puikių dokumentinių filmų, aš jums rekomenduoju, parodžiau keletą ekrano nuotraukų, nes negaliu tiesiog paimti kitų žmonių vaizdo įrašų. Yra animuotas The Operation Room vaizdo įrašas, bet taip pat yra ir puikių santraukų. Kalbant apie Parabellum tinklaraštį Blogspot ir The Aviationist, irgi yra puikių straipsnių. Taigi eikite ir susiraskite juos, nes patikinu jūs, kad daug kas vyko tuo metu, yra panašu į tai, kas vyksta dabar ir galima daug ko pasimokyti. Ačiū visiems.